BetSafe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Garbė Jėzui Kristui, parapijonės. Šiandien pas jūs grįžta Riftoholikų podcastas ir svečiuose mes turime tai, ką amerikonai vadintų Young Guns. Šalia manęs yra Paulius Petlauskas, žmogus geriau žinomas kaip Geltona Čirbos kregždė. Sorry, taip yra, pats tai padarėjim. Ir žmogus geriau žinomas kaip tas apsivertęs aštuomantas, Oskaras. Sveiki. Juodas, su bosketu man kažkaip nuo pirmų dienos. Taip ir yra, su bosketu. Tai šiandien su jaunimu turim tikslą pasišnekėti, susipažinti, priminti jų istorijas ir iš esmės aptarti jų pasiruošimą artėjančiam BetSafe Drift Finals, o paskui gal ir Matsuriui. Kaip žinia, rugsėjo 1, tai yra jau už savaitės. Mes turim finalinį renginį Kačerginėje. Jisai vyks sekmadienį. Viena diena ir šiti du berniokai, man atrodo, yra užsiregistravę, reiškia, bandys atstovauti 2-3 drifterių kartas. Čia dar sužinosit apie Paulių, kad šiaip žiūri senas yra, tik atrodo, kai vaikas. Ir bandys pasistumdyti su senimu, o to senimo bus visokio ir įdomaus. Tai aš norėčiau iš tiesų ir pradėti nuo to, ką jau minėjau. Tai Pauliau, kada tu pradėjai driftinti, nes visiems atrodo, kad užvakar? Ne, iš tikrųjų pradėjau driftinti tai gan senokai, jau turbūt 10-11 metų atgal. Dar tais laikais, kai Vaškelis tik pradėjo važiuoti su juodu chuliganu, man atrodo, kad krabu, tai jo, tai buvo gan senai. Kepežinskai, Garalevičiai ir visi kiti tuo metu lėkė kartu. Bet jau lygos buvo, ne? Na, aš nežinau, ar ten tas buvo lygos, buvo pavadinimas, bet tie patys Džeizekai, Garalevičiai, Kepežinskai suvažiuodavo į strytą ir pasimdavo taurės. Čia, tai tu esi vienas iš tų, dėl kurio mes paskui tvarką sukūrėm, kad taip nebūtų. Jo, ačiū. Tai kokios pirmas varžybos, kurios tu dalyvavai, atsimeni? Jo, tai buvo Alytus, AFIO organizuojami, man atrodo, visi renginiai tuo metu stryto buvo AFIO organizuoti. Galima. Jo, ten, man atrodo, gal net nepraėjau kvalifikacijos. Šaunuolis. Iš vis tą mašiną aš... Čia kregždė kokį nors? Tai buvo žalia kregždė sedanas, pirktas kaip Winterbeateris, tuo metu Roškrogės buvo toksai projektas. Tai jo, tai viskas nuo to prasidėjo ir kažkaip išgyveno žiemą tą kregždę ir žiūriu, kad gal yra powerio visai vasarą pamėginti ir pamėginkim sudalyvauti. Belent ant sauso, tai vadinama. Jo, su 195, 15 ir daug barų ant šroto. Pats geriausias tas pamieravimas. Ir jeigu aš teisingai atsimenu, tai jūs kažkaip, tu ir brolis kažkaip šmėstelėjot biškį, bet brolis gal labiau žiedinės, ne? Ir paskui dingot. Ir paskui po 10 metų vėl atsirado, grubiai, šitą. Panašiai, kaip čia taip nutiko? Mes tą patį savaitgalį nusipirkom beaterius. Čia viskas, nuo ko prasidėjo, tai buvo tai, kad aš anksčiau Panevėžy didžiaudavau, dar neturėdamas pilnametystės ir kviesdavau į renginius tokią žinomą didžiajų kaip Astralas. Astralas yra didžiajus. Dabar jūs tai žinot. Taip. Tai atsikraušiu Vilnių ir mes Astralų sustikom išgerti kokteiliuko kažkokių nealkoholinio ir jo kambariokas tuo metu buvo Mindaugas Gražys, tai kitaip žinomas kaip Mindworks arba Čirbos mechanikas. Ir jo, kažkaip prasidėjo ta draugystė. Tada Mindaugas buvo pasikvietęs Igną Daunoravičių kaip mokinį ar kažkas tai tokio pas save dirbti prie projektų. Nu ir tada atsirado visi Norbe Films, visi Roškrogės epizodai ir taip toliau. Aš pradėjau suprast, kad grubiai mes beveik tuo pačiu metu pradėjom. Man atrodo, tu mane esi traukęs su ta žalia kregždė iš Kačergo, iš tokio apsemto. Aš daug esu iš ten tempęs, tai čia nesijaus labai special, bet jo, metų daug. Jo, tai mes tą patį savaitgalį su broliu nusipirkom kregždės, jisai tik nusipirko 2.5 turbo, aš tiesiog 2.5. Mama buvo thrilled, matau. Nesakėm tėvam kurį laiką tikrai.
Ir jo, man visai gal geriau sekėsi ten su ta atmosferiniu, su ta turba, jam buvo daug bėdų, lūžo, turbo lagai ir ten taip toliau. Ir jo, dabar ta krekždė, kuri buvo brolio, yra dabartinė mano mašina. Tai tas daiktas yra laužomas visų, kas netingi jau daugiau kaip 10 metį. Ja. Ir tu, kaip normalus jaunesnysis brolis, nuknisai bratką mašiną, ne? Taip. Ir jo, kaip minėjau pradžiai, kad tuo metu buvo Street lygoje visokie atvažiuodavo pro lygą ir susirinkdavo tas taurės, tai tuo momentu tikrai aš galvojau, kad čia ne aš, not me, o technika. Nes va, du džeizekai atvažiuoja, dar buvo mėlynas huliganas, kur Abhilė buvo nurašytas, man atrodo, du džeizekas. Tas dar su tuo dar kovodavau dažnai, nes vis tiek į antrą lentelės pusę praeidau kvalifikaciją ir, čia ne aš, čia technika, reikia rinkti kažką geriau. Bet tuo metu plano tokio kaip ir nebuvo surinkti pro drift karą, buvo semi-pro, buvo V8 planas, 3 UZF. Tuo metu kaip tik broliai įdėjo, turbūt pirmą svapą Uzo. Jo, nes aš kopijavau tavo broliai tyliai. Ir visiems sakiau, kad aš esu galvoju. Ir šiaip, man tai atrodė po ten 2.5, po 2.8 tuo metu, tai atrodė kosmosas tų arklių ir jo, dedam šitą variklį, bet, kai pradėjom rinkti mašiną, troškulys augo ir kažkaip susirinko geriau tą mašiną. Prilipo kažkokią slaigę prie užpakalio. Kažkaip ten vis derino Mindaugas, man žiūrėk, kaip gražiai atrodytų. Sakau, gerai, darom. Mindaugas, žmogus griaunantis likimus. Jo, tai aš buvau biškai dingęs, keletą metų, kol rinkom tą mašiną vis tiek. Kokiam jaučiu 5 mečių tu buvai dingęs? 3-4 jo. Ok, taip, dabar ties čia sustojom. Šiaip tavo kelią, tai turbūt visi, kas turi YouTube ir yra vyresni negu 15, jau yra grubiai matę, ne? Didžiąją dalį, jo, tikrai. Tai prisižiūrėjai YouTube ir tada nuėjai daryti dalykų. Ir kaip be būtų keista, mes su Paulium vienu metu pradėjom, bet jūs, man atrodo, jau atėjo atvažiuoti tada, kai jau buvo taisyklės, kad lygos buvo atskirtos ir dalyviai buvo priskiriami. Ne, aš esu vienose varžybose važiavęs, kur irgi, man atrodo, iš vis mano drifto karjera tokia oficialiai prasidėjo net treniruotė, ne kažkur, jei gerai atsimenu, atvažiavau irgi į D1 sport varžybas, jos buvo berods Utenoj, kažkur į tą pusę, tiksliau nepasakysiu, ir ten irgi buvo visos mašinos įsireikiavę, ten jei klystų visi Drift Devilsai buvo ir visose lygose ten važiavo ir dar tuo metu nebuvo, bet tada po tų pirmų varžybėlių aš pradėjau važiuoti į putadienius, į visokius varžybas ir šitas treniruotės ir prasileido ten kokį metai gal 1.5. Tai taip, sakykime, aš išlindau varžybas, pamačiau, kad čia kažkas man ne taip ir pradėjom treniruotės. Čia prieš kiek metų galėjo būti, nes aš... 7-8 kokie. Ai, tai tada gal ne, nes... Vienintelės varžybos, kuriuose aš esu dalyvavęs, pats yra D1 sport Utenoj. Tai čia gali būti daugiau sutapimų. Kaip sekės? 6 kvaloj. Top 3-2 laimėjau prieš Turbo V8 Drift Devilų, o top 16 fiškę mušiau. Tuo metu fiškė 0 būdavo. Tuo metu būdavo fiškė 0, o aš ten šoviau tokį bekį, jau ten balls deep ir vieną kiaušiuką prigavo. Taip pat save išsimečiau, bet smagu buvo. Ok, tai tu į varžybas, tada supratai, kad reikia išmokti važiuoti. Tada supratau, kad jo reikėtų pasitreniruoti ir tada prasidėjo visi putadieniai, buvo ten praktiškai, nežinau, kas savaitę, kas 2 savaitės maks važiuodavom non-stopų treniruotis ir, iš to atėjo visas skilo pradžia tą auginimo ir susipažinau su Simonu. Susipažinau su visą likusią tą hebrą ir, kaip sakyt, tapom kaip kumštis ir kartu daug šlifavom. Aikštelės. Atitvaru. Kauno priemiesčiuose. Buvo ir toks metas, labai įsimintinas, tikrai buvo gera žiema, tikrai. Ir pakartočiau to meto taisyklėm, dabar jau taip nebegalima daryti, jau viskas pasibaigė, tai... Bet jo. Nėra dar senaties, ne? Nėra. Tikrai nėra. Kiek metų senatis? Jūsų atveju, žinai, nes YouTube, žinai, visada atrodo šviežias. Ne, šiaip ten nieko labai neprisidirbom, kultūringai, manau, pavažinėjom, nieko nesugadinom, žalos niekam nepridarėm, patys neprisidarėm jokių žalų, tai
palinksėsiu gal. Atsivažinėjom tą žiemą ir kažkur kitų metų jau vidury, kai, man atrodo, buvo į pabaigą putadienį, nepamenu priežasties tiklios, dėl ko jie sustojo, reikėjo kažkur važiuoti, išvariau aš turbūt pirmas į varžybas, Kačerginėj, man atrodo, vyko ant starto finišo tiesiosios ir taip atrodė, ką žinau, atlikiau kaip į treniruotę, aš ten nieko nesiruošiau. Gal, sakykime, pasiruošimas buvo, atsidėjau savo tą geriausią visą šrotą, kurį ilgai kaupiau, nes tik ant šroto važiuodom. Jau tas, kur turi, žinai, 6+ mm, kurį šiaip į treniruotę nesivešiau. Čia 10 metų dar amžiaus turbūt. Ten, žinok, kai kurios ir 0,0 datą turėjo užkaltą, tai ten į datą tikrai tuo metu nežiūrėjai, bet milimetrų daug, viskas, gera padanga. Taip. Ir atlikiau tas varžybos ir dabar neatsimenu, ar 2 ar 3 likau ir taip galvoju, visai nieko čia smagu. Man atrodo, ten arba Jokūbas, arba Butomis turėjo laimėtas varžybas. Nes jau, man atrodo, mūsų varžybos buvo. Ne, žinok, man atrodo, kad ten buvo 2 vyrukai iš Ukmergės, tai vienas iš jų Kolosovas buvo, ir jis turėjo tokį dvynį, pavadinkim, su kitu kem 6, kuri abu dublėkė su anglais kem 6 3 litrais, manau, jie buvo vieni iš pirmų su 3 litrais. Ir jie ten stumdėsi rimtai. Sėkmė. Tai ir dabar tas pats būtų. Tik vienas išėjo turbo, man atrodo, daryti ir Danė grįžo. jau man atrodo. Senai išėjo. 18 belas. Kažkas tokia. Bet buvo čia kažkada išlindęs, bet kažkaip dar nelabai grįžo. Ok, tai jūsų istorijos gaunasi labai skirtingos, nes tu paragavai ir nuėjai konstruot, o tu paragavai ir nuėjai važiuot. Aš pavažiavau. Aš pavažiavau šiek tiek. Aš su Žalia pavažiavau ten turbūt 1.5 metų, tada su 2.8 jau šito kėbulų kupė. Dar pavažiavau turbūt irgi 1.5 metų. Ir irgi lėkdavau ten visur, bet nebuvo gal aplinkui tiek bendraminčių, su kuo galėčiau kartu važiuoti, ir to knowledge'o susirinkimo nebuvo. Tai buvo toksai labiau Bili lėkti, čia pašerti, padeginti padangų, smagu, faina, o apie performanso pusę, apie visą tą tobulėjimo nebuvo tuo metu tikrai ten mąstymo, kas ten, kaip reiktų geriau, ar čia slėgį leistis, ar čia padangas, kokias dėtis ir taip toliau, ar ten iš vis kaip išnaudoti inerciją automobilio ir panašius aspektus. Tai jis tik tai po to atėjo. Okay. Čia didelis sėkmės paslaptis, manau, turėti antrą žmogų, su kuriuo gali patikimai treniruotis, nes aš manau taip ir mes su Simonu išaugom iš to, kad visą laiką lėkėm ant šroto, ne, šrotas ten vienas vienoks, kitas kitoks. Ir visą laiką būdavo tas, kad vienas truputį greitesnis. Tai ieškai, kaip tą mašiną padaryti kibesnę, kad pavyt kitą. Tada jau apsikeičia padangos, o ne, užsideda jau aš ten, ar atvirkščiai jis ten kibesnės, aš mažiau kibes. Tada vėl jau kitas to sukibimo ieško ir taip po žingsnelį, žingsnis po žingsnio. Ir davedėm tą mašiną, tą techniką iki visko. Tai jo, čia yra, manau, irgi... Kai neturi to antro žmogaus, tai... Ne, jis turėjo antrą žmogų, bet čia kaip kiekvienoje šeimoje tik vienas lifteris būna, ant normalus buvo įžėdanoje važiuoti. Įžėdanoje, brolis. Jo, tai čia taip, sakyčiau, praspyrė tavo, bratkis galėjo būti du kieti lifteriai. Tai dar iš skirtingų miestų dabar, tai taip ir gavas. Ok, tai tu dabar susirinkai Kregždę, tai ten turbūt toks... Jaučiu lengvas atsitiktinumas gavosi, kad su Benediktu vienam garaže pradėjo atlintis. Tai iš esmės viskas apie Mindaugą. Dėl Mindaugo aš ir atsiradau drifte, per Mindaugą atsiradau turbūt su pažintim ir su Čirba, nes jie šalia garažai buvo. Ir tada matė Čirba. Gniuza, visi žino. Matė Čirba, kaip renka mano mašiną, viską ten sako, jo, čia gerai, čia kietai. Norėčiau ir aš, kad taip Mindaugėlis surinktų man tą Kregždę. Ir ne Kregždę, kem 6. Ir jo, tai pradėjom bendrauti. Ir tada vieną dieną gauni skambutį. Klausyk, gal to Kregždės nereikia, nes mums jo maną reikia kažką nusivežti. Ten įdomesnis toksai buvo, jo. Šiaip aš užskaitau visą tą išvažiavimą, tos 2 išvažiavimus, nes vienas tik tai pasiplaukėjimai, nuplaukė, neįvyko. Ten Covidas sugadino viską, ne? Kažkas, ne Covidas, dar prieš Covidą čia, man atrodo. Neatsimenu, žodžiu. Gal Covidas, jo. Tai vieną kartą tiesiog nuplaukė, jinai pasiplaukėjo. Antrą kartą, ir tada... Dėl šios priežasties aš atsiradau Urtui. Yeah. Nes ten jau sutarėm viską, kad Kregždė keliauja į Omaną, viskas tvarkoja.
jau čirba visą šikną, Kregždas užsakė naują iš karto. Ir tada atvažiuoja gal porą dienų iki išplaukimo, iki kada į konteinerį jau krausis. Ir žiūriu, nesuprantu, sakau, kas čia per Urtos Kregždę, net pažinau savo mašinos. Tuo metu dar buvo paslaptis, kad Benas eina į Urtą ir sako, nu va, taip jau gavus. Ir tada, kai jinai parplaukė, tiesiog pasiplaukdžius, aš tada žiūriu, kad nu, man vis tiek reikia jau naudoti mašiną, reikia važiuoti, reikia mokytis, priprasti ir taip toliau. Mindaugas su čirba į Driftmasterį laksto. Tai nepamechanikaus, aš apie tą mašiną nieko nesuprantu. Ir skambinu Alvydui, sakau, labas čia, Alvydas Urtos vadovas. Skambinu Alvydui, sakau, labas čia toks Paulius. Sakau, žiūrėk, čia pas mane yra Kregždė tokia su tavo komandos lipdukais apklijuota, ką darom. tai va. Taip, Alvydas gavo įsūnį dar vieną. Taip, brother from another mother. Ten 3 ar 4 turėjo ir dabar dar vienas prisikynė, nes su tokia pačia maikė. Realiai taip, jo. Aš man atrodo, pamenu, kaip tu pirmą kartą varžybas atvažiavai ir ten čiut ne antrą kartą turbūt Alvydą pamatėjai gal. Toks, nu tai aš čia prie jūsų, tai jo, čia taip, mes su Alvydu iš jūsų suderinom savo, jo, atvaryk, mes tau ten pamechanikausim, padėsim, taip toliau susipažinsim, bet sako, manęs nebus. Aš toks atvažiuoju, žiūriu, Pitose Elitų buvo čia, atvažiuoju, žiūriu Pitose, kur čia ta Urta komanda, va ten atvarau, sakau, labą dieną, aš čia kaip ir su jums šį savaitgalį važiuoju. Tai labai draugiškai priėmė Hebra, ta prasme visiškai šeimyna tapo labai greitai. Tai aš jūs Kulšienus pirmą, kad mančiau, tai turbūt, čia buvo turbūt sekantis eventas. Ir Filipai? Jo, visiškai su Urta, tai Max man davė labai daug žinių, labai daug pagalbos, stūmė daryti vis lip per save, tai tikrai. Bet radai tai, ko trūko pradžioje, ne? Va, būtent to ir trūko, kad aš galėčiau išnaudoti visą tai. Ja. Berniukai ir mergaitės, jeigu norit gerai sportuoti ir važiuoti, susiraskit komandą. O kaip susirast komandą, tai pasižiūrėt, kokio komandų būna, ir tada nueinat ir sakot, aš dabar chaliavai keisiu ratus ir plausiu mašinas ir darysiu viską, o jūs man paskui papasakosit, kaip čia viską reikia daryti. Mano atveju gal nebuvo taip, bet... Tu atėjau po blato. Ja, aš atėjau po blato, turbūt turėjau šiokį tokį blatą, tai jo, šito atveju nebuvo taip, bet tikrai labai greitai įsilėjau ir jo, dabar net neįsivaizduoju kažkaip kitaip, kad būtų. Nes pas Oskaro komandai tai turbūt panašiai ir buvo, nes jūs ten kažkaip greit, organiškai pasidarė dideli. Nors važiuojančių buvo 2, paskui ten... Šiaip buvo, man atrodo, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet tikrai ir kiti turėjo mašinas, tai gal labiau jos buvo šlapiam, ten biteris, o ne toksai 1.6, jo, va, tie gerieji kompaktai. Kolių dar buvo daug ir pigiai ir tai daug kas, kaip sakyti, vis tiek visi turėjo tą pačią mintį, ten pat norėjo, tam drifte norėjo būti tą dalimi, tai ar turėjau to momentų mašiną ar ne, nu čia jau daug nesudarė. Tai jo, mes kažkaip labai greit sulipom irgi, aišku, ten gal mane irgi pritempė, nes šiaip aš tiesiog išlėkdavau pataninius, nieko nepažinodavau, vienas tiesiog atlėkdavau ir nu ten atsiveždavai priekabą padangų ir deginį ir tiek. Ir kažkaip žiūrėdavai, aha, šitas nenorėjau, kad prie jo važiuočiau, jau rodo, tu vienas varykis, kitas irgi tą patį rodo, žiūrėkit, šitas kaip ir nieko, žinai, aš palydinu, jis palydina, taip ir kaitaliojamės, tai taip kartu zalinom, tada apsisukau, man atrodo, ir man visiškai visą mašinos priekį nunešė, ten radiatoriai, landžeronai, viskas, gaisriniai sustumti buvo galimai dėl blogų sprendimų priimtų, nes ten buvo jie išpjaustyti dėl didelio radiatoriaus ir panašiai, nes tuo metu atrodė, kad tai yra sprendimas jau šinimo plytai, nu ten kitokių nebūdavo tų bėdų įminimų, tai kažkaip gal iš gailesčio ar iš kokio, atrodo, vienas, ne, ten nieko neatsitiko, kitam suniokota mašina, kažkaip pradėjom jau daugiau bendrauti, jau tarpusavį, jau kaip čia tas kaip panas yra. Man Simonas įkalė. Ir čia yra bromance istorija. Dėl mano kalties ten tikrai, aš kai gerai atsimenu, man atrodo, aš kažkaip apsisukau, Radbulas įlėkiau į padangas ir tada jau jisai, kadangi buvo ne visiškai toli, bandėm porinį vis tiek daryti kažkokį tai įliobį ir jo, taip ir vat,
aš turbūt buvau paskutinė tos komandos detalė, nes jau buvo ten visi vietoj, ten Špakis buvo, Romka buvo, Simonas, jie visi iš seniau buvo pažįstami, aš šiaip buvau toks Tai iš naujausias. Miamio, tai čia toks importas gavais. Taip, visi vietiniai kauniokai, aš... Importinis legionierius. Kaip Žalgirį imdavo, aš tai iš Miamio paimu. Ok. Šiaip, vat, iš tiesų, man gal kaip orgų ir kaip taisyklių rašytojų tuo metu įdomu, kiek jum pakeitė karjerą tai, kad atsirado priskirimai į lygas. Nes aš nepasakysiu, kiek metų atgal, jeigu nežino, apie ką kalbam, tai nemažai metų atgal mes turėjom tą problemą, kurią Paulius sakė, kad pro lygos dalyviai važiuodavo į žemesnes lygas treniruotis, visas varžybos ir visi podiumai atrodydavo vienodai, dzin kurį lygą. Ir aš kažkaip tapau atsakingas už čempionatą ir tada Kęstutis Kelpša labai gerą pasakė frazę, ant kurios mes tas taisyklės ir parėmėm, kad sako, jokio skirtumo čia kaip kas bus, sako, aš pasiėmu savo Daily krekždę, Daily krekždė buvo MK, sako, aš atvažiuosiu į tas vietą ir aš užsimerkęs visus atkimšiu, nes čia ne mašinų žaidimas. Čia yra, ar tu moki važiuoti, ar tu nemoki važiuoti žaidimas. Ir mes ant tos frazės, grubiai taip skambančios, pastatėm visas taisyklės, kad dalyviai yra būtent priskiriami į lygas, iki dabar tas galioja ir gali važiuoti toje arba aukštesnį lygą. Ir taip mes pradėjom pušinti ir taip realybėj per kokius 3 metus 4 gal pro lygą iš 12 dalyvių ar iš 11 pasidarė į 16, 17, kad jau top 16 turėjom lietuviškai, žinai. Tas klausimas, kaip tai pakeitė jūsų važiavimo motivaciją, turbūt turėjo keisti. Aš tai labai stipriai gavau tą paragauti, nes aš pirmose varžybose atlėkiau, aplamai pirmas išvažiavimas, ten nieko nesuprantančiam žmogui buvo tikrai labai baisu pamatytas visas galingas mašinas ir atliekti su krekždė, kur ką tik nupirkai ten už 900 gal, ne, ir toks, jokios motivacijos nėra važiuoti ir manau dėl to ir natūraliai gavosi tas pas mane tarpas kokių 1,5 metų iki sekančių varžybų, nes niekiek nebuvo įdomu, nes... Supranti, kad esi puslyčiai. Iš esmės, trimduoja, net varai. Tai... Treniruoti. Ir po to kažkaip vėlgi netyčia papuoliau į tą sekančias, nes putadienį ten, kaip sakiau, baiginėjausi ir jau reikėjo kažkur varyti ir tik tada paragaus, kad čia yra smagu, čia galima varžytis, čia visi tokie patys, tai jau tada jau buvo tos taisyklės. Užkabliau žiauriai iki pro lygos, kaip matai. Tai aš tai visiškai irgi taip pat turbūt pasakysiu, kai atvažiuoji ten su 2.5 supūvusią sedanų kažkokį tai krekždę ir tose pačiose varžybose važiuoja Kem 6 Vasiliausko su Superchargeriu. Vaškė Superchargeriu. Ta prasme... MK Superchargeriu. MK, jo, Vaškė Superchargeriu. Kaip pavadinsi, nepavadinsi, tai, blemba, ta prasme, visiškai tas labai didelis atskirimas buvo ir padangos, finansai ir visa kita, tai čia... Padanga tai buvo vienoda visiems, bet tai turbūt nieko nekeitė. Čirba yra dalyvavęs su 195, man atrodo, tą 205 padangą Ukmergėj su Nissanu, buvusi Petrono. Tai aišku, ten jisai, man atrodo, kad iškrito gan greitai, bet Garalevičiai visi, taip toliau, Didžiai Zekai ten lėkia kaip turi būti. Bet, technika daro savo, bet ir šitas atvažiavimas ir vien pasižiūrėjimas, kur aš čia su savo tą šiukšlę, taip kažkaip nežinau. Iš esmės turbūt tai, kad jūs dar mažai tuo metu galit suvokti, kaip ten 1-2 metų dalyviai, kad iš tiesų technika nelemia, o tam tikru atveju ir trukdo aikštelėse. Ir kad ir kiek mes tai kartotume 10 metų. Vis vien kas nors parašys komentarą, kad strytė negalima turbų, nes taigi turbos visada laimi, nors kaip taisyklė plyta laimi. Plyta laimi, jo, aš Molėtuose beje ten buvo irgi pasipiktinusi, o čia V8 turbo sekvencinė greičių dėžė strytė. Ir deficitas, čia minusas tau. Ta prasme, pajudėk iš vietos. Aš nepraėjau kvalas. Strytė, Semi Pro viskas turkai ten įkovojom, bet ten dieną prieš ar dieną po buvo strytas, aš tiesiog pamėginau, man ten viskas vėlėsi kaip ant ledo, ir ką, iš vietos. Ten muilo fabrikų pasidalai. Ten žiauriai pavojinga, žiauriai baisu. Ja, labai baisu buvo, tikrai, ir čia tikrai nebuvo pranašumas man.
Ne, čia yra trūkumas. Tuo metu, manau, labiau jautės tas techninis skirtumas, nes žmonės su technika tuo pačiu ir turėjo žinias, kaip tą techniką susireguliuoti. Dabar, manau, to skirtumo praktiškai jau nebėra dėl to, nes visi žinom, kaip tas mašinas reikia susireguliuoti. Daugiau mažiau suvedimai yra. Nu ir aišku, jeigu tu ten atsiveži per galingą ten mašiną ant 205 padangus, tai jo, bet sakyčiau, dabar to įskirimo techninio, nėra, tu suplytą visus gali atkamšyti visiškai. Nesūdys visiems suvedimą, tas bauris Kaune arba Repas Vilniui. Taip, tos mašinas normaliais koilais, normaliom detalėm surinktos, apynormaliam bent jau, ir teisingai suvedimais ir jos visos važiuoja, jau nebėra. Ir galų gale visi perėjo ant padangų kažkokiu tai perkamų, ne to, ką randi už dyką. Ir šitas, manau, viena pusė vienokia, kita kitokia. Ten net nežiūri. Salba aukštis būtų tas pat. Taip. Esu važiavęs be aukštis, žiūrėjom, žinok, tiesiog padangą ir padangą dėdė ir važiuoja. Mes esam netyčia kvalifikacijoje, žinok, ateina patikrinti, su kokią mašiną važiuoja. Esam netyčia pagavę žmogų ir pas vienoj pusėje 205, kitoje 215 ir aukščiai dar skiriasi. Ir kaip bebūtų keista, čia yra vyriausias mūsų dalyvis, kur jau turėtų žmogus būti, žinai, atsakingas, bet netyčia kažką pamaišė, pamontavo, stovi startas. Ir teisėjas klausia, klausyk, čia sako 215, bet tik viena. Tai čia gali įsivažiuoti valą, ne, kita 205. Ne, turbūt sakau, kad nereik pasikeisti vieną datą. Ok, jūsų takelis, tu labai ėjai nuosekliai Streetas, gudlesnė mašinas, M Pro, vėl mašinos update'as Pro, toks, realiai toks takelis, kokį mes kažkada pašydamas taisyklės ir nupaišėm, tu tokių vat šuolių turėjai. Aš biškį šokau, jo. Jo, kaip atrodo, kuris takelis geresnis? Čia, manau, labai asmeniškai kiekvienam. Šiaip dabar sakyčiau, kad tai yra step by step turbūt geresnis, bet jeigu aš nebūčiau taip daręs, kai šokau iš Streeto, iš 2.8 į ten V8 turbo, tai aš nemanau, kad dabar ir būčiau šitą vietą. Ten taip susidėlioja gerai ir jo, aš nelabai suprantu, išmanau technikos, kaip ten kas vyksta. Tu IT-šnikas šiaip, ne? Marketingą dirbu. Marketingas. Dar baisiau. Dar baisiau. Ne, nesakyčiau baisiau, bet esmė tokia, kad aš pagalvojau, tada pradėjome dėlioti tą mašiną, kaip čia kas galėtų atrodyti ir sako, davai darom iš karto turbą, nereikės po to perdarinėti ir panašiai. Nu ir jo, iš tikrųjų pagalvojau, kas dabar, jeigu nedarysim normaliai, tai po metų vėl turėsim rebuildinti. Tai aš neturėjau turbūt tam dar kartą rebuildui ir panašiai finansų tuo metu, taip nusimatęs ir tiesiog darėm tokį, bet aišku, kad buvo labai sudėtinga, su pro drift karu Europos tipo lygio mašiną pradėti važiuoti mokytis. Tai užtruko ten tikrai nemažai, turbūt visą sezoną iš viso, kol pradėjau gazą spaust normalio, ne, vin, ir jo, tai užtruko pripras prie jos, nes baisok. Tipo, learning curve yra sunkesnis gerokai, ne? Tikrai taip. O tu nesigaili, kad neperšokinėjai laiptų ir į kiekvieną pakopą? Ne, ir aš manau, yra dar daugiau faktorių paslėptų, kur, manau, sėkmės lypi tam step by step. Tai vienas labai paprastas dalykas, tai kai tu labai kažką bildini ar ten pasineri, kad va dabar rinksiu kažkokią tai mašiną, visų pirma, tu gal nesuvoki gerai, ką tau tiksliai reikia surinkti, į ką taikai, tu gali nepataikyti labai. Ir kitas dalykas yra daug lengviau visą tą pamest, nes taip yra labai brangu, tu kiši daug pinigų, o tu nevažiuoji. Man tai, daug kas galvoja kažkaip iš šono, gal iš pažiūros, gal taip ir atrodo, kad man patinka rinkti mašinas, mechanikas ir panašiai, nevelnio. Aš tai noriu visko dėl važiavimo ir jei aš nevažiuočiau, praeitus metus praleidau didžiąją dalį dėl to, kad bilno mašinom, tai man buvo kančia, ta prasme, man buvo sunkiausia, kas gali būti, nes man važiuoti, atrodo, reikia viskas, jau toks įprotis per tiek metų yra suformuotas ir taip negali būti. Tai atrodo, jei dar reikėtų metų daugiau tą mašiną bildinti kokius 2-3, kaip kolegai, tai manau, tada ir ateina turbūt mintys, o gal čia geriau kokį namą, o gal čia geriau tą, čia tiek pinigų sukišau. Nu ir tas dar kitas dalykas, kad tu pamažu einant, tu pripranti prie tų išlaidų. Nėra taip, kad tu buvai Streeto pilotas, likai ten čiut ne ant šroto ar ant kiniečių ir tavo sezonas kainavo 1000, ten kokį eurų kaip pavyzdys, ten vat, pagrindinėm išlaidom ir tada šokį, kur etapas kainuoja 1000 kaip pavyzdys ar dar daugiau gali kainuoti ir taip toliau. Tai
Nejauti to Pripranti šuolio. prie skendimo, žinai. Čia Kai pakankamai ilgai būni iki kaklo, tai paskui, kad jau iki lūpo reikia ausų, tai jau nebe tai baisu, jau, žinai, kaip ir pripratęs vandenį. Ne, nu toks ir paprastas dalykas, kad kai tau tų pinigų reikia, tai tu ieškai, kur juos rast, kaip juos uždirbti, kaip juos gauti. Ir nu, nebus taip, kad ten būsi streito pilotas ir tada nuspręsi, būsi, susirinksiu pro mašiną ir tada gausi visus pinigus, kurių reikia. Nu, vis tiek reikia ir save auginti to pačiu. Ne, šiaip driftas Lietuvoje yra paskatinęs labai daug ekonomikos, nes aš žinau krūvą žmonių, kurie būtent dėka savo kvailo hobio turėjo sukurti verslus, kad turėtų pinigų iš ko važiuoti, arba tie patys atėję verslininkai, kurių pas mus irgi ateina žmonės iš verslo, nori važiuoti taip toliau. Ir dabar sako, nu jo, kad tais metais biški reikia pasistengti su rezultatais, nes ta pro lyga pakainuoja, žinau, kad jaučiasi, nors žmonės, žinai, tikrai su normaliom pajamom. Tai aš gal šiek tiek net pridursiu prie to, kai tas rinkom tą mašiną, tai prieš tai ant 28 ant tų šotų važiuoji ir dabar gerai, nu 225 ten Vestleikas dar kažkas, bet padangos išeiga, tai jinai jau baigęs po 3 važiavimo, ne po visos dienos kaip anksčiau. Tai biški toks, realizationas, kad čia reikia gal važiuoti tikslingai ir tada jau mokytis normaliai, o ne tiesiog deginti valandas ir pinigus. Ir įtampos įtariu daugiau atsiranda, kad blemo, va čia šūdą sumaliau ir dabar čia tik padangas sudeginau ir jokios naudos. Aš apie tai per daug negalvodavau turbūt, Tomo, bet kad čia jo, vis tiek gaudavai kažkokio experience. Kaifo. Nu, ir ne kaifo. experience, tai kaifo gaudavai. Ja, jeigu nesudaužai. Ok. Jūs dabar atėjote į Pro lygą. Tu, man atrodo, jūs abudu pernai buvot pasibandę, o dabar atėjote į Pro lygą ir dalyvaujat visus etapus ir abudu su nuotykiais, gal taip reikėtų kažkaip mandagiai pasakyti. Tai koks jausmas tą braliuką nuo vaizdą pirmame etape nurašyti? Ačiū šitą klausimą. Mes tai buvom aptarę vienam iš podcastų, tai sakau, gal nei kakis į akį. Laukiau to klausimą. Tai šiaip, blogas jausmas. Ta prasme, tikrai blogai jaučiausi ir tai davė kažkaip... Kaimyno šunį pervažiuoti. Panašiai. Kaip ir draugelis visiems, žinai, nuskliaudį, nebegali nieko padaryti. Jo, ta prasme, tai šiek tiek po to etapo tai buvo toks šokas, manau, šiek tiek ir atleidau vadeles, nes tada atsiranda toks supratimas, kad pats nurašysi mašiną taip pats, nesvarbu, čia kažką tai sugalvosi, bet kai kitam padarai taip, tai tada, žiauriai nesmagu. Tai manau, kad psichologiškai, tai aš su tuo, dirbau, net dabar turbūt šiek tiek mažiau atleidęs, ta prasme, labiau atleidęs vadeles, negu norėčiau, bet, nebuvo smagu iš tikrųjų. Aš matau dar to suvokimo, kad čia prisiplot galima, tai jis dar netėjo, dar kol kas tik tai finansiniai nuostoliai. Ok. Šiaip, kadangi, taip sakant, istorija turi būti papasakota iki galo, tai tu papasako, kodėl tu važiavai taip. Nes aš manau, kad visi pitose tai žino, kas per driveris ir kaip jisai važiavo. Ir kad čia gavosi daugiau anod, bent kaip aš suvokiau iš Hebros pasakojimų, kad anod driverio veiksmai per trefkės jam suformavo reputaciją, kurią tu rėmėsi, ne? Aš teisingai suprantu. Iš esmės, tai po viso šito važiavimo, po visų šitų krešų ir taip toliau, kalbėjau su keliais gerai žinomais latviukais, nesakysiu pavardžių, bet sakė, he is a fucking cheater. Kriogeris. Tai iš esmės viskas prasidėjo nuo starto. Aš neturėjau per daug informacijos apie jį, kaip važiuoja, normaliai leidžia, viskas gerai, bet lydėjus tai normaliai leido. Tai žodžiu buvo taip, kad tik startavom, pirmas bėgis gazas, tenai antras bėgis gazas, trečias bėgis riedam. O iš priekinės kameros, kuri live streamo, nesimato, kad mes riedam, nėra gazo. Klačkikas manžis ir ant pabėgimo. Ir tada greitai turėjau aš ant gaudimo, gan greitai prisivijau iš tikro. Žiūriu, tempo yra, viskas, atrodo neblogai. Jeigu ant pabėgimo visą tą stumą važiavam, tai gerai, leidžiam normaliai. Ir persimečiau gal šiek tiek labiau vidum. Skambokė ir tą nunešė vaizdą. Gal šiek tiek labiau vidum, ten galbūt reikėjo išorę.
Ir tada iš dūmų išlendu ir žiūriu, kad jisai visiškai fullokė ir turbūt jokio side gripo neturi ir stovi. Babum. Bet aš kai žiūrėjau tą live streamą, tai man pasirodė, kad jisai pats išsigando tiesiog tos iniciacijos dėl to, nu, tipo, kad per greit atėjo, dėl to atsileido, žinai. Nu, nepasakyčiau tenai, ta prasme, visi važiavo normaliai pilnu gazu, jeigu bijai tenai, nežinau, bijai, tai trauk rankinį kur kas anksčiau. Bet visi važiuodavo normaliai per trefkės. Su juo nevažiavau trefkėse ir nu viskas. Nu, ta prasme, aš tai šiaip nesuvokiu to. Man gal asmeniškai aš neturiu tiek skilo, kad atvažiuoti ir, čia biški lėčiau, čia biški kažką. Ne, aš eisiu jau geriau pilnu gazu ir tada anksčiau statysios, negu šitaip atsimeruosiu, kokiu greičiu aš čia atlikiu. Paaiškino, kodėl tau tiek naujų bagažinių reikia. Nė vienos nekeičiau. Tau. Oskaras šiaip labai panašiai važiuoja, jis irgi įsibėgėja tiek, kiek mašina eina ir paskui eina per pietus ieškot kažką kitur. Okay, pats pradėjau gaminti. Aš sakau, verslai gimsta iš to, kad reikia iš kažkur gauti deginimui dalykų. Ir Lietuvos biudžetą ateina pinigų dėl to. Šiaip mes kažkada Mariu buvom paėmę ir paskaičiavę, kad driftas Lietuvoje tikrai yra virš milijoninis, jau žinai, reiškinys. Gal net ir poros milijonų reiškinys, įvertinant, žinai, tas komandos, kurios važiuoja į užsienį, įvertinant, kiek dabar jau kainuoja tas pro mašinas pagaminti, žinai, nes tu nueini į pietus, ten stovi 20 mašinų ir jas visas supliusavus, tu lemą gaus. Drąsiai gausi lemą. Tai vien, žinai, iš tų dalykų, net detalėmis, žinai, net, nu, ne bendra verte galbūt, bet detalėmis tai jau susirinksi. Paskaičiuok padangas dar papildomai. Jo, tai padangų kiekiai, bus įdomu šiemet iš tiesų, kiek zistinkių bus suvartota, nes toks, nu, pagrindinis produktas, kažkiek dar veslikų galima, žinai, bet toks iš serijos bus galima turbūt užsimes kokią 20-30% maks ir matysim, koks tas dydis, nes seniau būdavo labai sunku suskaičiuoti, nes kas iš Lenkijos atsiveža, kas vienokių, kas kitokių, kas ten restaurovkių, o dabar kai toks plius minus iš vienos vietos eina pagrindė, nes tu irgi ant zistinkių jaučiu važiuoji, tu tai investukų jaučiu važiuoji, ne? Jo. Tai bus įdomu pažiūrėti, nes pagal Zestino sandėlį tai aš jaučiu, kad gana nemažai mes tų padangų sukūrenam. Ta prasme, man atrodo, 4 kondikai jau yra išėję. Ir čia be čirbos ir be brolių Latvių Estų, žinai. Tai čia buvo tavo incidentas, tu buvai Estijoje. Nes, nu, visi matėm. Tu buvai Estijoje savaitgalį. Koks jausmas kabėti ant diržų? Prastas. Čia yra prašiausia dalis apsiversti. Nėra blogai. Viskas ten fainai, minkštai. Supratai, kodėl reikia tos kojų diržus atsimieruoti labai tiksliai, ne? Jo, buvo nesmagu, nes tiesiog, nu jau ta kaip labai viskas greitai vyko, aš ten į tą posūkį atskridau, kur gal nereikėtų, bet kaip yra posūkis, parskambinau 5. Ten... Atsiprašau, įvaldykite tą skaičių garsiai tiksliai. 5 bėgių. O kiek pas tai bėgių? 7. Tai dar 2 yra. Dar yra, tikrai. Bet nu, ratai gerbtinai sukosi, ten jei neklystų virš 200, toj trasui, kur gal nereikėtų, bet nu taip atsitiko, kad redukcijos nepataikė, man 4 buvo truputį per mažai ir realiai visoji trasui tas jautėsi. Ir po to jau įsigudrinau, kad galiu vidury klipogi pas mane automatas, truktelnu ričiagą, peršoka bėgis, mašina net nesujuda ir aš nulekiu savo 5 bėgių. Kokius pirmus 2 kartus viskas pasiteisino, 3 kartu pataikiau, atrodo jau visur, kur nepataikau prieš tai, surinkau dar daugiau greičio, jau tikrai parlėkiau normaliai į tą paskutinį klipą ir kabinau šlaitą. Tai... Aš šiaip mačiau tą visą raną, buvom prie teisėjų. Tada baigsi. Ir mes, kai tu vidinį klipą įmėjai, jau tuo metu visas ten bakštelis, kur sėdėjom, sako, čia kosmonautas kažkoks, ta prasme, ant 100 balų bandė bišas įveikti trasą treniruočių metu. Ne, jis ant 120 visada važiuoja. Manau, kad skalės trūksta. Matai, čia to 100 plus 1 jau yra 0, kas dar ir vyko. Aš šitą tiek kartų esu patyręs visą laiką, pas mane būna, važiuoji gerai, tada dar geriau, tada figienai, nu ir trenkės nusirašai normaliai. Ir tada jau bandai atrinkti tą mašiną, atrenkam, mokam, viskas gerai, jau tiek kartų daryta. Ne, tai faktas.
Ir tada žiūri, kad jau turbūt kažkas netaip važiuojasi ir jau tas rezultatas gal bendras nebūna toks, bet, nu, aš taip noriu važiuoti, aš taip siekiu važiuoti. Realiai kažkada man doptelėjo, nu, tai aš tiesiog vaškelį noriu turbūt pakeisti, noriu sekantis vaškelį šiurpas, tas toks tikras būtai. Vaškelis nu, nėra tiek daužas. Tu čia labiau blušas esi. Nu, Nes tam būdavo, jis yra FD briefingė pasakęs, kad aš važiuosiu taip, kaip aš noriu. Nes taip kiečiau. nu tai va, aš tokios sensacijos ir siekiu ir man iš pažiūros vaškelį, kai pažiūriu, nu jis taip kraupiai lėkia, atrodo kartais, tai va ir taikau taip lėk, nu ir atsitiko kaip atsitiko, netyčia kapinau šlaitą, labai lengvai verti ir toks ten realiai akimirksnių taip sumirksėjau, atrodo ir jau galvoju, taip, gal čia neversiu, gal tik šiaip mašiną šonu ir tada jau aukštyn kojam kabau mašinu ir bandau pasiekti, kaip čia išjungti, kaip čia užgesinti, nedaug dievė dar variklis dirba, panašiai, tai supratau, kad reikia truputį viską perdėlio, turbūt ne visi, aš tam tarpe irgi nepagalvojam, kad kai aukštyn kojam kabai diržuose, viską dar truputį sunkiau yra pasiekti, tai kur jau kaip tik pasieki tą jungiklį, tai visai nepasieki, kai kabai diržų. Tai vat reiks arčiau pernešti dalykus. Išmoktas pamokos. Šiaip jo, aš dar girdėjau tokį bairį, kad tau neatsisegė diržai. Ne, aš gal neatsisegė, sakykime, gal toks vaizdas buvo dėl to, kad aš pirmą bandžiau variklį ten desperatiškai užgesinti, aš nežinau, dirba, nedirba, nu ten negirdi nieko, kas vyksta aplinkui ir panašiai tokiu momentu. Kontuzitas yra toks žodis. Ja, tai po to tiesiog susipratau, nu tai atsisuksiu diržus, o neįškrisiu tada, nu jau ten padariau, ką reikia ir tada buvo kitas momentas toks, aha, kaip išlip, pažiūri į vieną pusę, pro vairuotojo pusę, tiesiog matau žemės. Lankai, ten lopšys su ragais, nu, kaip čia dabar, nu, tai kažkaip netyčia išropau per keleivio pusę ir viskas gerai. Bet norėčiau pridurti, kad Estijos apsivertimas finansiškai mažiau kainuoja nei Kuršėnai. Realiai, no damage, viskas žiauriai minkšta, Ten pylimas labai supiltas minkštai. Kažkaip viskas liuks. Pylimas visada minkštai, tik tai pylimai daro nematomą žalą. Tai kai tu kad nors nugriausi tą kėbulą, tai tu ją rasi. Ne, jinai yra matoma. Ne. Pamatysi šasyje. Mes su gerbiamu Mantu Kuzmackiu esam Kačerginėje atlikę tokį veiksmą iš akių posūkį su jo krekždė. Tai aš dar spėjau spidometrą pažiūrėti, nuo asfalto nulipinėjom buvo 120. Ten yra per kokius 4 krekždės ilgius iki pylimo. Tai mes irgi stuktelėm, niekur nieko. Išlipom taip toliau viską, pasižiūrim kažkaip išmetimo vamzdžio nesimato. Man tas sako, blemba, kaip tik motorą naujų pagalbių pastačiau taip toliau. Tai pats vežė mašiną ant ralo, tai jo, jinai nuo pagalbių variklius nušoko cielas. Ir paskui buvo momentas, kad aš duris tai išliptą atsidariau, bet dabar duris ant 3 cemų nesueina. Dėl to, kad tunelis garmoškiai. Ir daug tokių, ta prasme, kur biški, gal parūdyje buvo, visos tos vietos susisuka, žinai, mašiną. Ir pas jūs lankuota, ten buvo nelankuota, žinai, tai nemažai dalykų lankai laiko, bet visiems paskui pradėsim matyti garankštės visokios, kur čia, matau, nebuvo taip, žinai. Bet jeigu mašina toliau funkcionuoja, tai dzinės, nu, aš vadinkim... Šiaip gan minkštas tas kritimas. Jo, pylimai dėl to yra gerai, betonas faktas, kad stabdo. Andrius Vasiliauskas čia buvo ir pasako labai apie automobilio paruošimus ir taip toliau. Ir kai esi Andrius Vasiliauskas ir važiuoja kaip Andrius Vasiliauskas, kur 3 buferiai turbūt per karjerą yra suvartoti, žinai. Tai jo, aš irgi sutinku prie labai gero mašinų, žinai, to naudojimo. Tau ir man, kurie, dėvisi kėbulai, nuo dušios dėvisi kėbulai. Tai aš, pavyzdžiui, nei vieną kabrikui net smalų neskutom, nes žinojau, kad žiemą važinėsiu, tai žinojau, kad jų visiems reikės. Arba reikės kažko dengti. Žinai, kad kėbulas yra dylanti tokia pati detalė ir tai nepersistengia. Tai... Faktas, kad meilės mažiau į tą mašiną įeina, tu ją kitaip ruoši, bet tu pačiu, manau, mažiau gaila, tu ją laužai nuo širdies, ta prasme, taip. Čia kaip mano pirmieji sezonai turbūt su šitą krekžą, tai buvo baisu, kad tik tai nesupilti, o po to jau ant galo. Davai, reikia paliesti jau. Atsidaro čekaras. Man tas pats buvo Lenkijoje, nuvažiavom į lenkiškas varžybas sudalyvauti ir aš nuvažiavau su BRZ, kuriai sudėjo loką, jisai susidėjo blogai ir man
rabindavo priekis ten taip toliau, tai kol į Šalkauską nenusirašiau, tol buvo gaila, nusirašiau, dar kažką stuktelėjom priekį, kad suvedimas pagerėjo. Ir tada čiaktas atsidarė, jau tada, ką norėjau daryti, jau buvo nebegaila, žinai. Čia kaip tas pirmas įbrėžimas ant laikrodžio. Jo, aš galioju visiškai. Aš galiu didžiuotis, kad šito dalyko jau nebeturiu. Surinkau naują mašiną ir baigti žinau. Ne, reikia visada nusifotkinti. Nusifotkini gražią, peržegnoji, nes žinai, kad niekada taip nebeatrodys. Niekados. Atrodo, tik tai reikia iš toli. Nu, iš vis toliau. Man tai yra labai tavo toli. atveju geltonas taškas pieva, žinai, gėlių. Tu matai mano mašiną, nėra tokia baisi, žinok. Prieisi, Aš pažiūrėsi. leisiu tau tuo tikėti. Jeigu body aptvarkius, viskas. Į varžybas, aš vežiojęs, turiu 2 priekinius bumperius, 2 galinius bumperius. Tai dabar šitas, kuris yra šiek tiek aplūžinėjęs, užtektinai yra nedaug palūžęs, kad aš įdėčiausi į varžybas. Tai kol jisai nesulūš, aš dėl naujo neištrauks. Mes vakar Tomio mašiną pastatėme į Akropolį irgi. Tai ten biški pabraižyta, atein pusė bagažinį, nes nušniuota, žinai, taip toliau. Tai gerai, juoda mašina matinė nelabai matosi. Nes kai tokį, žinai, Akropolis statai, tai ten ateina, sekančią dieną ateina marketingo mergaitė, pažiūrėt, kokį ten šluotą pastatyti, tepalas nevarva. Tai ten žmogus žiūri ne kaip į mašiną, arba, žinai, čia mes turbūt visi 3 į mašiną žiūrim kaip į įrankį, žinai. Taip, ten žiūri kaip į eksponatą. Ten žiūri jo būtent kaip į eksponatą ir ten, žinai, pas Butomį nesueina buferio kampas su bodžiu, žinai, nes buferis vieno, o body kito panašu, kad o bodis kito, žinai, ir toks. Ir fitmentas labai baisus, Tomai. Labai baisus fitmentas. Jei galėjo 18 normalių ratų, prašyčiau pasitaisyti. Šiaip galėjo bent ant šitos parodos. Bet sakė, nespėjo, visi atmazai, žinai, taip toliau, ką padės. Tai tu apsiverti. Jo. Koks jausmelis? Nes, nedaug kas gauna šitą patirti. Vertimas, tai nieko kažkokio stebuklingo. Sakau, nemalonu yra pasileist nuo diržų ir iškris. Nemalonu turbūt sustoti ant stogo. Va tas nemalonu. Jei ratų būčiau nusileidęs, jaučiu būtų gal biškai kitaip, bet tada turbūt ir buvo daugiau žalos automobiliui. Dabar realiai labai minimaliai pabėgo suvedimais priekį, ten gal kokiais keliais milimetrais, galo net nereguliavom po apsivertimo, iki tiek viskas gerai. Metamortikai, nes šiaip aš kaip teisėjas žinau, kad nemažai žalos padaroma tada, kai bandai atversti, nes tada amortikai būna švoksti ir taip toliau. Aš manau, kad čia turbūt ir suvaikščiojo tie milimetrai važiuokliai, būtent ir atverčiant, nes tikrai skaudžiau jinai atsivertė, nei apsivertė. O visa kita, tai, nežinau, amortiko vidaus nepažiūrėsi, bet atrodo veikia, viskas ten kaip ir ok, nieks neišbėgo, viskas ok. Ką mes, vienintelis remontas, ką darėm, tai išbėgo, kadangi variklis buvo apverstas, tada jau tepalai subėgo. Per alsuoklį pradėjo bėgti visur, realiai išbėgo daug pribėgo į kapotą ir kai atvertėm atgal, kapotas paskirstė visur gražiai tą tepalą, kad visas variklio skyrius būtų visiškai gražiai padengtas alyva. Nerūdys. Jo. Antikorozinį pasidarė. Laukit, Dakarą, man atrodo, Hebra, tavo tepalų iš to solų, to tokiu tirštų, žinai. Tai kažkas buvo, ties pasiūlė gesintuvų lengvai prapurkšti, bet aš to pačiu žinau, kad nuo gesintuvo labai dažus sutraukia, to pas mane ten... Tas žmogus nemėgsta tavęs, kuris tai pasiūlė, nes gesintuvo dulkės, kai sušyla, mes esame gesinę bičiulio Tado mašiną, nes nušovė vairo stiprintuvo šlango, mes pagalvojom, kad dega. Tai mes pripalškėm ant kolektorių į termobintą. Tai net pakeitus termobintą nebuvo įmanoma mašinoje kurį laiką būt, nes tos dulkės kaip prikepa, jos ten nuodų nuodas yra ir negali mašinoje sėdėti. Ir šiaip, man atrodo, labai korozija skatina. Graužia viską tos dažas, kaip suprantu, kažkaip paveikia chemiškai ir tada jau viskas lupasi ir realiai viską reikia išimti variklį, perdažyti. Gesintuvas netaps skiltas žmonės. Buvau atgirdėjęs, kad
argumentavimas, man atrodo, buvo, kad tepalus gerai sutraukia. Nu, manau, Sumaišęs veikia. sorbent turbūt. Bet, Jaučiu, brake cleaneris neblogai. bet mes tiesiog pasiknisom su brake cleaneriu, išmaudėm tą mašiną, kiek tik paėgėm, po to dar užkūrėm, jinai, aišku, tepalus turėjom pirmą iš cilindro išleisti irgi, užkūrėm, prasidirbo ir tada ilgai uošiau tos tepalų garus ir kvėpau visą tą. Tai. Bet tu jūs išvažiavot tą pačią dieną, ne? Tai Per kiek laiko atsikelia mašiną po stogu? Tiek, kad eitų važiuot? Realiai estų tempų, tai iki kvalos būčiau spėjęs, jeigu pirmas būčiau kvalui, manau, buvęs. Nes paprašiau į antrą grupę, nes galvoju, gal čia kažkas, grįžtų, realiai man jau likia užkurt mašiną, jinai apšyla ir viskas gali lėkti. Tai čia realiai briefingo metu jau aš paprašiau, kad perkeltų mane į tą antrą grupę, tai labai greitai, nu, tiesiog, kad nebuvo žalos tos, tai apsivalėm tepalus, padarėm priekį vėl suvedimą, kur ten kažkas pabėgo ir viskas, varštą berot sulankstėm ir dar kažkas turbūt paėjo reiks apsižiūrėti. Kas tas stogas? Tiesiog You nebuvo. should try one. No, thank you. Va, kaip tik finalai, ar tie, žinai, visi šansai. Šiaip kačergai aš 2 kartus krešinau ir vieną kartą galvojau tikrai, kad ar net 2 kartus galvojau, kad tikrai jau Tu versijas. Italijas, jeigu aš paminu. Jo, ten tokį 3 dariau ir mašina taip jau beveik orė visą. Ir jo, galvojau, kad taip viskas greit vyksta, jau galvojau, jo, to stogas. Bet kažkaip žiūriu, bum, atsirėmė į pylimą. Krekždė žemai skraido, žinai, jeigu būtų aukščiau pakilus, tai gal būtų baisiau. Tarp kitko, su kočergu, jo yra pakilęs su krekždė, tai... Esu tai labai matęs. Tai truputį gal prisibijau šito sekančio etapo, nes dėsningumą žiūrint, nu, aš netaupau nieko. Gal dabar biški vadelės atleis. Oskaras kažko prisibijo. O. Ir tai ne jie. Ne. Kas būtų pagalvojęs? Aš bijau pasiekmių, ką aš padaryt galiu. Čia kai savęs bijai, žinai, taip. Nu, aš žinau, kad ir ką aš galvosiu, aš vis tiek reziumė padarysiu taip pat važiuosiu ir ten tikrai neatleidinėsiu niekur. Ir jau kadangi girdėjau pradžio metų, kad Vaškelis sugeba trasą niekur neatleidę sulėkti, manau, nu ir aš tai bandysiu dabar. Nu, tai... Man reikia pasikelt draudimo to poliso mėrkas į viršų, matau, nes jūs čia. Bet jūs skambat kaip tikrai, bent jau tu tai tikrai skambi kaip tikras driftoholikas. Aš turiu problemą ir aš nieko dėl to nedarysiu. Aš esu susitaikęs su pasiekmėm, praganysiu šeimą, praganysiu namus, bet aš visiems neatleisiu gazo. Nu, aš Bus tuo didžiuojuos, paskutinis etapas dar to labiau irgi dar dada savo. Ne paskutinis. Ai, ne? Šiaip, aš tai labai noriu nulėkti, kas man buvo labiausiai apmaudu šios metus pradėti nuo pradžios, tai aš, man Ryga turbūt kaip ir daugumai yra toks bucket list, ta trasa tokia, aš nesu joj buvęs ir labai norėjau ten pravažiuoti ir svajonė yra ir į Masteris ten nuvažiuoti kažkada, tai vat, iki kol ten nenuvažiuosiu, manau, nenurimsiu, pirmas žingsnis tai turbūt būtų bent tą trasą pabandyti, tai noriu šiais metais, ten berods spalio mėnesį jie daro finalus. Tai svajoju, kad... Semi ar... Ne, finalai bus. Ne, normalus eventus, ar ne? Katilas bus. Katilą irgi užsireginau, bet man atrodo, mačiau kažkoks finalas. Nu gerai, gali ir klystų, bet... Gal ten bus Latvijos finalas, koks arba ten turėgi ten tų lygų, bet mes čia kaip tik vakar su Darium Segmiu šnekėjom, kad statistiškai, man atrodo, yra 1:5, kiek lyja spalį, ir kiek nelyja Rygoj. Ir dažniausiai galim 2 trefkių randus, 2 kvalas randus. Ir paskui laimi tie, kas turi daugiausia šviesų, nes visiems sutemsta. Ir paskui matai, kas naktim, žinai, daužo daugiausia Ukmergės rajono kelius. Katoli. Tai jo, ten toks sudėtingas etapas būna, aš seniau važiuodavau žiūrėti, esam autobusą organizavę, į tenais važiuoti žiūrėti. Bet visada grįžti šlapis, tiesiog sulyja šalta vėjas, ateina žiema ir nebenoriu. Praeitą met, kai buvo tie irgi semi-pro. Užpraeit. Ne, aš tiesiog pamenu, kad atvažiavo komanda, viską, visi sėdi kemperį, žiūri live streamą ir ta operacija per live streamą. Jo, nes ant palaitkės visiems nuneša, ta prasme, ten toks nėra didelis kaifas. Medis nukrito prieš Igną Kringelį prie starto pašildymo zonai, tipo aš važiuoju, nukrito eglė.
Ar pušis, nežinau, bet važiuoji per visą miškelį, šakos krenta ant mašinos, dik. Nu, ten nauda buvo, bet sakau, ten reikia tokio tikėtis. Aš bet kokią kainą važiuosiu. Jeigu bus tikrai važiuosiu, aš noriu ten nuvažiuoti ir man apmaudu, kad šiais metais ten nespėjau. Važiuosiu. Jeigu darys, važiuosiu. Ne, nu, tai Adam LZ pasakė, kad ten buvo bucket list trasa Rygoje sudalyvauti. Jie visi aphylo nematė, bet aš suprantu, apie ką tu kalbi. Aš kažkaip jį palaikau, man uphilas neuždega kažkaip, taip ugnelis kaip... Nes dar ten neapsiveltym. Ja. Aš sakyčiau, labai skirtingos trasos yra iš esmės ir tą cinkelį pagrindinį, ką bikerniekai suteikia, tai tas sulėtėjimas ir apsisukimas. Taip. Ja. Manau, čia turbūt reikia greičio žmogaus ir aš turbūt nesu greičio žmogus, manęs nežavi tas važiavimas greitai ir neduoda kažkokios tai labai sensacijos, man techniškumas gal labiau duoda. Atvažiavau 5. Aš tik šitą priminsiu. Aš negreičio žmogus. 5. Bet aš tik taip galėjau ten važiuoti, taip kaip noriu važiuoti. Ne, aš neturėjau pasirinkimo. Tikrai techniškas lėtas bičias. Man nepatinka Dėl to greitis. tiek šakių reikia. Sako, man nepatinka greitis, bet aš taip noriu važiuoti. Ne, aš, jeigu reikėtų rinktis, aš rinkčiausi lėtesnę trasą, kur yra su blokais, kur sudaužysi mašiną, kur tu gali atsimatuoti normaliai. Skamba kaip nauja kandidatūra į driftiškių merą. Lieta techniška trasa, betono siena. Aš ten esu pažymėjęs viršų, apačią ir dar turbūt surasim, kur dar galim atsižymėti, ne? Dar yra vietų. Bokštą, bam. Dar yra vietų, dar kylant į kalną arba leidžiantis, jo. Ok. Vieną iš topikų, kurį noriu paliesti, tai yra finansinė dalis, kaip šnekėjom, kad tu nuėjai tuo tradiciniu drifterių keliu, kur teko sukurti verslą, kad turėtum ką laužyti. Tu sugebėjai priversti savo darbovietę įsivelti į visą šitą reikalą ir bent jau mano akimis ir gal mano bičiulių, kurie yra įsivėlę į panašias situacijas akimis, tai dažniausiai tokie žmonės pasidaro žiauriai gerais darbuotojais, nes ne tik jų, duonas sviestas nuo to priklauso, bet ir jų, identitetas, nes drifteris nėra hobis, daugiau toks jau identiteto dalykas pasidaro, kol to visa galva veikia kitaip negu balto žmogaus paprasto. Žiūrėjom nuo tavęs, kodėl atsirado Suboski Racing ir kodėl tu virni ir pjauni detalės čia iš asmeninio poreikio, kad labai brangu laužyt buvo, ar tokia idėja ir buvo? Šiaip viskas kažkaip labai nekaltai prasidėjo nuo to, kad man reikėjo nusipirkti normalų išsukimą ir eina savo kaip brangu, ir skauda. Ir tada susidėjau tą išsukimą, ir jis nebuvo mano akim toks tobulas, kaip aš įsivaizdavau, kad jis bus už tuos pinigus. Aš tikėjausi, kad jau viskas, jau sumoku pati pinigus. Pati mašina vairuosis. Ir jau viskas bus gerai. Ir realiai labai panašios bėdos man buvo gal truputį kitokios, nei kad ten ar su vienu išsukimu, ar su kitu važiavau pasikeitus. Man ta mašinas tiek nebuvo taip viskas super. Tai kažkaip irgi mėto tokia mintis, kad blemba, yra kažkoks tai didelis poreikis to. Visi renka mašinas, nori naujintis, drifterių turim daug. Ir kažkaip sugalvojau, kad yra poreikis pigiam, bet geram, sakykim, įperkamam daiktui. Ir viskas nuo to prasidėjo. Aš pabandžiau sukurti biudžetinį variantą. Viskas ten pasiteisino, viskas gal buvo net lengviau nei tikėjausi. O tu šiaip mokytas ant tų dalykų, tu koks nors inžinierius ar dar? Aš esu transporto priemonių inžineriją baigęs univerę, nes aš jau po atsiradimo drifto hobio rinkausi ir specialybę. Tai taip natūraliai. Ir kas man labiausiai padėjo... Reikėjo eiti finansus. Aš nesigailiu. Ir po to man labai padėjo mano dabartinė darbovietė, kur aš esu konstruktorius, arba dizaino inžinierius, kur realiai man moko už tai, kad sėdėčiau prie visokių detalių dizaino. Gal jas nebūtinai mes patys nekuriam, bet realiai gaminame gamybos įmonę ir gaminame vėjo jėgainių visokius elementus pagrindę. Tai ten atsirado įgūdis, ten pamačiau, kaip veikia visa metalo kūryba. Iš drifto atsinešiau visas savo žinias, ko reikia tai važiuoklė, sakykim, kaip aš įsivaizduoju, kaip ten viskas turi būti.
Ir kažkaip vienas kitas susidėjo ir nekaltai gavosi. Nebuvo kažkokia idėja, kad aš ten kažką gal labai stipriai po to rutuliosiu, nu, bet pasidariau tą biudžetinį, tą pirmą, sakykime, tą versiją, po to atsirado, davai padarom taip. Nu ir dabar priėjom iki to taško, kur pats savo Pro lygos mašinai turiu savo išsukimą ir esu labai patenkintas. Tikrai man tai viskas atrodo, ko norėjau, tą ir pasidariau. Yra toks pliusas, kaip pats darai. Na, aš jau matau, kaip Oskaras eina į naują darbovietę. Matau, staklių turit. O čia galima pagalba pusijom pasėdėti biškį. Aš atsinešiu, Aliumo, viskas gerai. Dabartinė jau čia turi. Dabartiniai darbovietėje frezuoju detalės, tekinu detalės. Realiai pasiekiau tą tašką, kur per mėnesį aš pas juos išleidžiu daugiau, negu jie man sumoka. Tobulas darbuotojas. Tai jo, ir nu, gal kita darbovietė, aš tikiuosi, bus tas visas reikalas, tai svajoju. Tavas tikslas yra skeilinti toliau, ne? Dabar jau pamažu persiprogramuoja mano smegenys, kad reikia perėti ant šito dalyko ir pradėti daryti kažkokius tai dalykus, nes atrodo tikrai yra ir poreikis, ir žmonės patinka. Gerbiamas Andrius Šileikas Šilas, kurį tikrai visi drifteriai puikiai žino, mes jam esam skyrę ir aš vis dar nesu įteikęs, nes pas man lentynų vis dar stovi toks Lifetime Achievement Award, nes didelį drifto paaugimą per pakankamai trumpą laiką mes kažkada analizavom ir nusprendėm, kad tam susidėjo sąlygos, kaip mes sukūrėm C kategorijos sport pasą, kuris leido anglam keist pusės ir tada atsirado 500 pilkų kem šeštų jo, kur vairą perdėdavo ir 3 litrekas su mechankė, viskas laiko. Street lygoj būdavo tragedija, nes atsiprašau teisėjau, aš ten blogai padariau, kad nepradėjau kvalos. Su kokiam aš? Kem šeštas kupas sidabrinis? Kompakt. Ne, kupas. Tada dar būdavo kupų, dabar jau baigėsi kupai. Ir tai reiškia 14 mašinų, žinai, pitose stryto minimum. Jei nedaugiau. Nes kitos juodos, tai žinai, dar gali lengviau atskirti, arba tas su lipduku kažkokiu. Tai tas davė ir paskui davė Šilas, nes visi aplinkui labai kreivai žiūrėjo į virintus lokus. Šilas paėmė ir davė virintą kokybišką loką iki tiek, prisiminkim, kad Vaisfabas yra nuėjęs tuo keliu ir dabar yra virinti Vaisfabo lokai, ne? Tai didžiausio gamintojo pasaulyje. Ir faktas, kad, geras lietuviškas pavyzdys tikrai tame dalyvavo, aš tą žinau tiksliai. Tai iš esmės tu dabar eini į Šilo rinkos dalį, nes Šilas baigė savo karjerą, sakė, nafik tos drifterius einu virint tiesiog metalinių dalykų, nes ten yra pinigų, skirtingai nuo drifterių. Tai aš kaip suprantu, tu bent jau kol kas takai į tą rinkos dalį. Sakykime, pagrindinė mintis ir buvo jo būtent į tai ir pataikyti, į tą biudžetinę pusę, bet bedarant supratau, kad turbūt galima brangiau prašyti. Ne, kad galima biudžetiškai, sakykime, neišlipant iš tų normų, padaryti tikrai gerą produktą. Ir tai tapo mano tikslu, išdirbti tai, kad pats neturėčiau prie ko prikipti ir kai kitas, kai pats nerasiu prie ko prikipti, 99%, kad kitas žmogus įsidės ir jam irgi patiks, nes jau bus kažkas išdirbta. Kažkoks tai, tai metalą papjaustyti visi moka, būtent esmė, žinot, formą ir tai čia yra išdirbimas, aš tik apie tą kalbu, sakykime, pati gamyba, tai ten tų būdų kiek tik nori, tiek sugalvosi. Tiek CNC staklių jau yra, kad jų net neapsimoka pirkti savo. Taip, ir tų visokių tipų galima ten prigalvoti, visko pridaryti, bet mano esmė tai yra geros geometrijos sukūrimas ir aš ties to ir užsiėmiau. Ir praleidau vienus metus, kol dar semi-pro važiavau su savo pirmuku, tai čia 22, man atrodo. Daug kas gal nematė, nes labai daug niekur nekėliau, nes tiesiog važiuodavau į Marijampolę, kas man yra 10 minučių kelio nuo namų, išbandau kokius porą komplektų sudeginu, reikėtų kažką pakeisti, arba dar pradžioj tai dažniausiai būdavo, dar per silpnai padariau. Kažkaip buvau pasigavęs tokią lygą, kad viską ten reikia laibai padaryti, kad tikrai būtų minimalistiška, bet tada pasižiūrėjau, kiek sveria pats Vaisfabas, jau, kaip pats sakai, populiariausias pasaulyje realiai gamintojas, ir žiūri, kad ten nėra jų tos detalės lengvos, labai lengvitos, ten jos turbūt dar sveria viskas
žodžiu, viskas turi sverti, kiek turi sverti. Dabar priejau tokius požiūriu, aš taip pat ir mašinas renku, ne kažkaip perdėtai nelengvinu, nu, tai reikėjo tą patį pritaikyti, pasirodo, ir važiuoklį. Ir, nu, jo, nes mes esam boksas. Mes ne žiedas, kur reikia apvažiuoti, žinai, 1000 kartų ir vieną kartą, nu, kas kartą tiksliai jo. Mes esam boksas. Nu, ta prasme, čia daiktai kenčia, jie gauna į kuprą. Tai natūralu, kad jie ir turi būti pasiruošę gauti į kuprą. Ok, tai tavo pasirinkimas buvo verslas, tavo yra įdomesnis, kur tu atėjai į darbą ir sakai, aš dabar darysiu darbelį. By the way, ir tokį geltoną kregždę. Čia dabar mes galim padaryti dalykų. Ne, šiaip... Kaip tai vyksta su darbdaviu? Šiaip įvyko visiškai atvirkščiai, negu kad pasakei. Jie paskambino tau, mes norim tą remti ir darbą duosim. Pirmą įsidarbinau, viskas labai faina. Ačiū CarVertical. Turėjau mentioną, bet... Ir, mes tavo mašiną uždėjom į reklamą. CarVertical ofisas yra Kaune, ar ne pagrindinis? Ir Kaune, ir Vilniuje. Ir jisai yra priešai Žalgirio areną, ne? Aš teisingai pamenu. Ne, man atrodo, maišiau savo bandelę. Tai, karočią, kai važiuos pro Žalgirio areną, tegul pasižiūri reklamą, nes mes įdėjom tavo mašiną taip, kad matytųsi CarVertical. Geras. Vien tam, kad jos erzinti ir primint, kad tau kitą metą reikia daugiau pinigų. Dėkingas. Tai esmė buvo tokia, kad įsidarbinau į CarVertical, viskas labai faina. Aišku, kad vakarėlių ten metu buvau užmetęs kažkokį tai ten žodį, žiūrėk, kad čia driftinu kažką. Bet stipriai tikrai ten nepušinau, nieko pats specialiai nedariau. Ir tada gaunu invitationą, pakvietimą į mytą. Ir sako, žiūrėk, Pauliau, mes norim prisidėti prie tavo sporto. Taip viskas įvyko. Tai čia iš vis kosminis, sakyčiau, variantas, kur patys atėjo, patys daug nesitikė, tiesiog nori prisidėti, nori išlaikyti darbuotoją ir jo, tai taip įvyko viskas. Nes reklama renginiuose brangiai ant mašinų pigiau, žinai. Bet, kaip pasakyti, atsakomybės dabar darbe jauti daugiau? Atsakomybės darbe? Nu, iš esmės, kad aš tapau lojalesnis darbuotojas, tai čia for sure. Tikrai, bet kas liečia iš atsakomybės darbę, tai aš ar taip gan žiūriu į darbą profesionaliai, noriu visada padaryti kaip įmanoma geriausiai ir turiu... Todėl aš tave vis sutinku paširba garažę ant sėdmaišio, ne? Darbo valandų metu. Mes turim neribotas nemokamas atostogas. Taip tai vadinasi. Neribotas apmokamas atostogas turim. Tai jo... Tai atsakomybė, sakyčiau, kad labiau yra tas, kad jo gavai pagrindinį partnerį, kuris prisideda prie tavo sporto visų dalykų ir tada atvažiuoji pirmą renginį ir tau pasako, kad turbūt galvos tarpinę praputę ir tada galvoji, blemba, kaip čia dabar bus, vis tiek prisidėjo, nežinau, ar galės čia dabar perrinktą motorą, tokia atsakomybė labiau atsirado iš tos pusės. Jo, nes rėmėjai tai nori visi, bet kad... babkės duoda už kažką, tai būtent už tai, kad tu įsipareigoji visą sezoną būt tenais, kur turi būti. Čia jau sunkiau biškai. Šiaip mano atveju tai buvo gan irgi įdomiai. Aš buvau iš viso pasiryžęs važiuoti tik tai semi-pro sekant sezoną, nebuvo jokių minčių apie pro. Ir tada atsirado CarVertical viską ir gavom kalendorių sekančių metų semi-pro. Ir aš tada pamačiau kad tai yra labiau street semi negu semi-pro, o čia nėra tas kelias, kurio aš noriu eiti. Atsiradęs senas naujas organizatorius ir panašiai, ir prieš porą metų ar prieš metus tai buvo daugiau visi semi-pro renginiai kartu su pro organizuojami, tai aš taip pastebėjau, sakiau, davai pamėginam pro, darbas. Kad jau mašina garaže prostovėjo. Tai visiško atsitiktinumo dėka? Mašina tikrai gali, jinai tikrai žinom, kad gali ir romane tai buvo įrodyta ir panašiai, tai tiesiog be jokių expectationų sakom, come on, darom. Tai CarVertical tik tai labai pagyrė ir labai palaiko ir labai laukia visą laiką, kaip man sekas. Okay. Kitas dalykas, kuris jūsų karjeroje yra, tai yra YouTube'as.
Tu iš pradžių tapai Krebždėsio kanalo vienu iš herojų, vienu iš veikėjų, dabar pats pradėjai filmuotis, tu iš karto pradėjai, nors Urta turi savo mediją, bent jau turėdavo, dabar nežinau kiek, kažkiek turi dar, bet tu pradėjai iš karto savo kanalą. Kiek tai yra jums svarbu? Kiek tai yra rėmėjams svarbu? Tavo atveju rėmėjams daugiau. Mano atveju tai buvo taip, kad aš praeitą sezoną turbūt važiavau vienas iš Urtų, ten į paskutinį etapą atvažiavam tik tai ten keliese, 3, jo, ir tos medijos nebuvo, aš visą laiką šiaip visą praeitą sezoną filmuodavausi savo, jeigu proškė, kad šnekėt, mokytis, kalbėti, nes visiškai buvo tragiškai. Ir be jokio tikslo ten kažką kurti ir taip toliau, tiesiog mokytis. Ir žinau, kad sekančiais metais, tai yra šiais, aš jau darysiu kažką YouTube'ui, nes mano tikslai gal yra didesni šiek tiek, negu tiesiog važiuoti ten Lietuvos čempę pro lygoj, o kad tos didesnius tikslus pasiekti. Čia reikėjo disclaimerį padėti. Ar tavo moteris apie tai žino? Ar dabar sužinos? Galbūt dabar. Linkėjimai, Simo. Tai, dar neišmoko šnekėt, bet Kvietkauskas jau išmoko šnekėt. Ne, jinai šiaip antrą pusę tikrai labai palaiko, viskas to ok, bet aš turiu, jeigu svajonę važiuoti geriau, aštriau, daugiau ir už Lietuvos, tai turbūt reikia daryti kažkokius veiksmus dabar, kad investuoti, kad tai galėtų tapti galbūt kažkada realybė. Naftos ieškot. Girdėjau geras. Ok, o tavo YouTube kanalas? Fanai aš jį turiu, kad šitą labiau paskatino, ne? Gavau tikrai daug spaudimo, kai čia buvo kokie metai ramumos, kur labai mažai kėliau, nes tuo pačiu mažai ir dariau susijusio su driftu visko, pastoviai gaudavau žinučių įvairių, į Instagramą pagrindinę daug kas pastumėjo, tai ačiū tiem, kas parašė. Ir šiaip būdavau sutinku kažkokiam renginį pats kaip žiūrovas, ir eini ir visą laiką, Suboskė, kada čia pradėsi tą, kada, na. Tai manau, didžiausia dalim pastumėjau čia tie žmonės, nes vėlgi įtikinau, kad kažkoks tai poreikis yra. Ir šiaip kita dalim faina žiauriai turėti tokį dalyką, nes aš, pavyzdžiui, atminty daug dalykų pas mane netelpa. Tai man yra visai smagu atsiversti kažkokį seną video ir pažiūrėti, kaip Kregždės beldžia mane, kad grįžtų tas prisiminimas pas mane. Mato, šitas nutinka, kad daug galva daužai į stogą. Stogai, lankus. Gal jau tada iš anksti kažkur pradėjau daužyti tą galvą, nes jau pas mane taip senai yra. Tai aš labai faina dėl savęs turėti tą dalyką, kad po to galėčiau pagrįžti ir, ką aš čia veikiau 20 kelių metų. Aš tai visiškai pritariu dėl to, net būna, kad varžybų metu pasižiūriu, kaip aš važiavau pernai šitą vietą on board ar dar kažką ir šiaip pasižiūrėjau tos video, tos prisiminimus, tai, tikrai vaikam galėsit įrodyti, kad jie tikrai nebus labiau nuplyšę negu jūs. Jau čia reikia, taip gana stipriai pastengti, ilgas nuplyšimo kelias, kol tu pasieki tą levelį. Tikiu, kad galima visai. Ok. Dabar jaučiat atsakomybę YouTube'ui kurt, ar tai yra toks, turėsiu laiko, padarysiu? Aš šiaip jaučiu tiesiogiai, kad kažką tai padarai įdomaus ir atsiranda užsakymų. Žmonėm dalių reikia, jau pamato. Turbūt, taip geriausiai atsikreipia ir dėmesys, laužai mašiną, kažką darai ir pamato, pas mus tas pats įdėdė podcast'ą bilietų renginį nuperka. Tai va. Pirkit bilietus. Taip, o toliau tai šiaip irgi jaučiu vis tiek kažkokią pareigą, nes vėlgi eina po video komentarai, žmonės rašo, faina, patinka kažką, tai ir jauti kažkokią tai atsakomybę. Pafilmuot daugiau, padaryt. Aišku, aš nesitreneravau metus laiko ir turbūt matosi, mano tokie mėgėjiški yra, tai kaip pavyksta, tai pavyksta. Bet tu prieš tai turėjai... Šnekėjai Krebždėsi, kaip turi būti. Vėlgi, čia toks yra dalykas. Čia visiškai nėra tas pats reikalas, kai tu pats darai ir kai realiai ateidavo žmogus... Reikia tiesiog pafilmuoti, pakalbėti, ne? Taip, realiai didžiąją dalį tiesiog ateina žmogus, viską nufilmuoja, tu ten į kamerą nusišneki ir jis iš karto viską padaro, pažiūri, kas čia gavusi, geras, ir žmonėm patinka. Tai realiai visą darbą kitas žmogus įdėjo. Todėl mes darom podcastus dabar, ne videkus, nes visą blogą darbą už mūsų Almantas padaro. Tai galiu releitinti, žinai, su šito. O dabar tai sunku, šiaip norėtųsi geriau, žiūriu, matau, kas blogai, bet aš realiai, iš principo, tai tiesiog paleisiu atmazą, aš neturiu laiko labai susikaupti ties tuo, nes dažniausiai,
kaip ir dabar realiai grįžau po Estijos, jau ten prie detalių dirbau, tada grįžti reikia į darbą, darbę dirbi. Tai realiai vat, etapuose jaunuosios mašinai praktiškai nieko nedaryta, tai ačiū tėčiui, kuris priejo ir tiesiog vat, nieko nesakęs, tyliai sudėjau kėbulo dalis atgal, kad būtų ne krūva dalių, o mašina dabar jau. Nu ir tada man liko apsižiūrėti, ką ten dar reikia pakeisti, kas ten linko ir panašiai, jeigu linko kažkas. Tavo tėčiui tai respektas, nes iš tiesų kiek, jis visose varžybose būna, jis Lenkija kartu važiavo. Taip, mano šeima yra labai stipriai įtraukta į driftą ir labai smagu, labai palaiko ir labai dėkingas. Čia buvo tikrai ne jų pasirinkimas ir galiu pasakyti, taip, tėtis mane bandė atkalbėti šito reikalo. Mes kartu su juo nuvarėm į Kretingą, iš kur aš pirkau gaisrinę ir žiūrėjom į tą mašiną, aš pralikau galvoju, zaibys, įmam. Liuks, 900 eurų, 2,5 plytą, važiuoja, tiltas išplėštas, susivirinsim, bus žiauriai gerai. Ir jūs taip pasivedė mane toliau nuo tų žmonių, iš kurių perkam, sako, tu tikrai nori pirkti tą mašiną, žinau, aš tai nepirkčiau, sako, čia šūdas yra, čia neperkam, čia tragedija. Ne, perk, bus gerai. Nupirkom, vis dar į mane kreivai žiūrėjo, bet išlėkėm pirmą kartą į Marijampolės aikštelės, už kurias turiu būti dėkingas. Ir tuo metu būdavo visiškai paprasta, nuvarai, su sargu pakalbi, duodi ten kokį 5 eurus, varyk, laužyk. Nu ir toje aikštelėje pamatė, kas čia vyks su ta mašina, kad čia nėra kasdienai kažkoks reikalas ir kas čia iš to vyks. Tai ir nuo to laiko realiai visur, kur tik paėga, tikrai važiuoja, nebūna tokio, kad nenoriu, jie patys domisi, seka, žiūri ir masterius visokius ir viską seka, driftą, kas pro lygoje darosi ir kartu visur visiškai, kur tik gali važiuoti. Visai kažkada turėjo būti tėčio ir mamos tas pokalbis, ne narkomanas, bet... Nors tiek. Jo, aš įdėjau, kad labai jau ten... bet bent mokslus baigė, žinai. Bet tai iš tikrųjų labai faina turėti tokį palaikymą. Aš tikrai esu dėkingas, kad tikrai jam esu dėkingas, labai, labai smagu ir... Mano mama visat manęs klausia, kada aš tikrą darbą susirasiu, žinau, tai čia pavydu nuoširdžiai. Ok, mes po savaitės turim finalsus, kokį expectationai? Neapsiverst. Gera pradžia. Įsivaizduojat pro lygos lentelį, dabar kur esat? 7. Neegzistuoju, turbūt aš ten labai mažai važiavau ir nieko nepasiekiau. Tai... Ok, bet tikslas yra visiems kokį vieną porinių laimėt. Kaip save jaučiat pro lygoj? Ar jaučiatais tais debutantais, kur nepuslyčiamo vakarieniai vaškelis paims, ar jau jaučiate savo vėžiuose? Ir... Aš tai manau, kad tikrai be kovos nenusileisiu su nei vienu, nei su vaškeliu. Ir manau, man reikia padaryti, tiksliau, man reikia nepadaryti to pačio, ką padarau kiekvienose varžybose, tai nereikia pasikrauti savo malkų, nes taip pat ir Estijoje kritau ir dažnai mano liga būna, kad kažkokią nesąmonę padarai, arba kai trenkėse nusirašai, sugadini mašiną ir tada jau važiuoji su lūžusia ar kažkas nebe tokia. Šiaip tai tu vadai pilnai vaškelio pėdom. Tik pasėdi labai daug būdo techninių perspaudimų, ta prasme, kad per daug power, too much grip ir tada tempusašiai taip toliau panašiai. Tuo kėbulinių kelių labiau. Aš tokiu sofistikuotų vaškelio keliu, kur aš jau susidedu visas dalis, ko reikia, pasižiūriu, jau turbūt iš Aurimo klaidų irgi nusižiūriu, kaip čia reikia, ką daryti, kad taip nebūtų kaip jam ir kad nelūžtų ir technika, tai jo, sekasi su technika, viską kažkaip gerai esam pataikę surinkti, susidėję geras dalis, nieks visiškai nelūžta, šiais metais tiesiog surinko mašiną ir važiavom ir viskas. Spjaudyk per petį. Čia tikrai. Žinai, finalas ateina, spjaudyk per petį. Kol kas, taip sekasi, tikiuosi taip ir išliks. Ir principė, jaučiuosi, kad turiu greitą mašiną ir gal truputį jaučiuosi, kad aš dar nesu pilnai mašinos lygi, bet jaučiu vieną kitą kovą be tokių pasikrovimų savo malkų, tai tikrai galiu, manau, atstovėti. Tai to ir tikiuosi. Pauliau? Aš tai gal paprašiau, tikrai irgi nepasiduosiu be kovos, viskas lėksiu max. Tai, nežinau, tiesiog lėksim normaliai ir spausim. Jautiesi pro lygos driveriu, ar jauties dar semi-pro bičio atėjusi pagadinti nuotaką visiems? Aš ant savo mašinos dar esu pasilikęs semi-pro lipduką. Šiaip, ir jį sakiau... Ne, aš jį sakiau, pasikeisiu tik po pirmo sezono, pasižiūrėjęs, kaip man čia sekės. Tai šiaip, kaip dabar žiūrint turnyrinį lentelį, tai sakyčiau, sekėsi gan neblogai, ypač kaip pirmas sezonas.
pirmose ten varžybose, pirmose keliose, tai tikrai buvo toks atvažiuoja, o čia vaškeliai, Petronį ir taip toliau, o ne ten semi-pro. Skamba kaip vyresnio amžiaus žmonės. Jo, bet, ta prasme, tai tikrai atrodo, o čia bus reikalų ir panašiai, bet važiuoja ir kažkaip žiūri, kad čia viskas normaliai. Nėra tai baisu. Vaškelis ypač paspardo iš Igną, jeigu Kačergai buvo per pirmą etapą, kai buvo pirmas aphilas, atstojau per treniruotę ir aš vis tačiau šiek tiek per anksti ir atstojo vaškelis čeisint. Aš vaškelį rodau, biškį, čia palik tas. Tai kad tu žinai, kad nejuokauja. Jo, ir aš žinau, kad nejuokauja. Humoro jausmas labai keistas. Tai net leidau gazą ir viskas gerai gavas. Aurimas skatina progresą. Taip. Motyvuoja jaunimą. Ačiū, Aurimai. Jo. Prieš prieinant prie mūsų mūsų fanų klausimų, aš dar noriu pakamantinėti tave apie techniką, nes tavo mašiną tai mes pažįstam dėka Benedikto, bet tu nuėjai tuo keliu, kuris prieš sezoną atrodė labai rizikingas, nes bent jau kol kas atrodo, kad vienintelis žmogus sugebantis paleisti, lėkt, reiškia, grubiai, M-kės motorą naujai su DCT dėžė, tai Andrius Vasiliauskas. Jam kol kas tai sekasi paleisti. Norbė bandė, nesigavo, yra bandžiusių, kurie pasileidinėjo irgi ten taip sausau. Kaip tavo patirtis su šitą platformą? Aš mačiau visas jų nesėkmės ir analizavau realiai. Ir supratau, kad daug slypi neteisingam, sakykime, elektronikos pasirinkime. Ir kadangi jau yra šiokia tokia istorija su Valdu, kuris Kamutas, kaip visi žino jį, su juo jau savo pirmą turbo mašiną buvau paleidęs, ir ten buvo pasakiškai geras dalykas, ta prasme, jis suprogramavo ir po to per 2 metus važiavimo 100 vesleikų kartą buvau kompą pasijungęs ir jis pasakė, įsijung išmetimo velenėlio dačiką, pažiūrėjau, fiškė neužmauta. Tai vat iš to toliau norėjau su juo tęsti tą bendradarbiavimą, sakykime, toks bendradarbiavimas, toliau iš jo pirkti tas paslaugas. Ir kažkaip netyčia jis man pasiūlė, davai čia turiu tokią idėją, pabandom, toks kompas atrodo perspektyvus, čia padarysim, turbūt gal bus gerai. Neskamba, čia yra vienetinis realiai baldūras, vienetinis pagal, turiu omeny, kad paprastas žmogus jo nenusipirks ir ten yra specialiai Valdai pritaikytas softas ir viskas. Tai realiai Valdas turėjo tokią idėją ir išdirbo ją su kompiuterių gamintojų ir paleidom tą mano mašiną. Tas truputį užtruko, gal ilgiau nei norėjosi, bet kaip matom rezultatas, tai yra kuo puikiausias. Mašina pas mane kuo skiriasi nuo visų kitų, ten S55 paleidimų, tai jinai dirba su tiesioginį purškimu, kas ir yra dažniausiai sunkiausia dalis. Tiesioginį purškimą gali paleisti arba labai brangiai, arba ten bandyti stokinių kompų ir tada jau ten gal seksis kaip Norbė, arba gal seksis kaip Andriui. Arba glušinti ir dėti į kolektorių purkštukus, kas vis dar daroma. Tai šitas kelias tikrai nėra blogas, aš net nepasakysiu tiksliai, kodėl aš tai prisirišau prie to tiesioginio, tuo metu man atrodė, kad taip reikia. Kad bus čia geriau, bus paprasčiau, bet tada mane Valdas pradėjo protinti, čia nesąmonė, čia truks galiaus, turi vis tiek dėti ant viršaus portą, turi turbą, nes aš iš vis buvau paprastai sugalvojęs, pasižiūrės, kaip amerikonai atsisukę, ten jie gatvėje atsisuka ten kosminius arklius, važiuoja ir viskas gerai ant, galvoja, tai gerai, paimsim tą patį mechaninį setupą, tik įdėsim gerą elektroniką. Tai stokinis ten turbos, gal kažkoks mini upgrade'as, stokinį kuro sistemą ir bus čia man gerai. Valdas pradėjo protinti, truks šito kuro, truks turbos, tai greitai pasikeitė planas, atsirado turbų sistemų turba, ten papildomai portą uždėjom. Ir realiai gavosi turbūt, kad gal reikėjo dėti portą man tiesiog ir išmestą tiesioginį, bet nesigailiu, mašina dirba puikiai, viskas gerai. Bet jau esi atsirėmęs dabar į ribą turbūt, ne? Dabar aš manau, kad slėgį turbūt daugiau kelt būtų nesaugu, nes dabar yra, vėlgi ta riba, kas pasakys, kur jinai tiksliai yra. Tai gal dar kokius 5 arklių, manau, tikrai drąsiai galėtų. Dabar yra 600 į ratus. Ir Newtonų 7 gal 100 ratus. Ir kas yra labai gerai, ką vėlgi pavyko netyčia padaryti, nors truputį planavau ir taikiausi į tai ta turba užsipučia nuo 3 su biškiu, gal 3,2 apsukų, bet pas mane variklis iki 8 sukas. Tai aš realiai turiu 5000 diapazoną,
Ir vėlgi, kaip turėjau 3 litrį tą MP4 pasidariusi 400 PM arklio, tai ten važiavo kaip veškė realiai, nes tu paspaudai, be jokio sankabos piribom, be nieko iš karto užsisuko, jokio ten lago, nieko panašaus. Dabar praktiškai tas pats. Jeigu tu ten žemai apsukose būsi, jo jaučiasi tas, bet nuo 3000, kas realiai tu visą laiką virš 3000, ypač kai turi iki 8 ribotuvą, tai vėlgi turim veškį. Pažiūrėkime į žmogų, kurio turbakas už jo galvą didesnis. Nėra didesnis už galvą. Bandai šalmą įdėti, kad nors? Ne, reikia. Nes matau, aš bandžiau tą turbą į šalmą kažkieno įdėti. Tu turbūt dar matėjai tą dar didesnę. Ja, gali būti. Ta, kur tokia. Tokia, kur 2 rankų reikia pakelti. Ja. Ok, tai tu... Bet čia tai skamba kaip, ta prasme, aklai vištai grūdas, kažkoks nežinomas kompas, kurio ant to neįmanoma gauti. Ir Valdas norėjo paeksperimentuoti, tai reiškia, ir viskas pasisekė. Čia atėjo už pasitikėjimo Valdu. Tikrai pasitikiu, ką jis daro ir, aš žinau, kad jis ten kažkaip padarys. Ne, tai tu žinai, kad yra 3 religijos Lietuvoje. Krepšinis, plaukimas, dėl Milutytės ir Kamutas. Nes, tie, kas juo tiki pilnai. Kamutų tiki, kai tenai viskas neveikia, siunti logą kamutui ir tada meldės, kad jisai pasijungtų iš džekuzį. Žvėjodama, žinai, tos tvarko mašiną. Arba iš džekuzį kalnuose, kur fotkė yra. Irgi buvo. Tai jo, buvo momentų, kai realiai pas jį ir teko dienų praleisti ir ačiū Romkai, kuris kartu važiavo ir viską kartu darėm, tai pas jį, nežinau, ten čiut ne savaitę išmėtytai, bet praleidom ir kaip tėtis realiai prižiūrėjo ir momentais davė pizdi, bet atsiradom, kur reikėjo atsirast, mašiną susirinko, viskas pasidarė ir negalėjau tikėtis geresnio rezultato, realiai tiek visų veikimų, visko realiai esu patenkintas ir abejonių dėl dėžės buvo ir mačiau, kaip kitiem nesiseka ir visokių ten problemų background'e vyko su tuo ir viskas magiškai veikia, tikrai, tai manau su dėžė didesnis pasiekimas, nes taip, kaip aš važiuoju, manau, kad dalykai transmisijoje turi nelaikyti dažniausiai. Vidury posūkio bėgiai jungti jo. Jo, bet vėlgi Valdas padarė, viskas ten magiškai veikia, tikrai. Ten daug problemų turi Hebras su, kai pasidaro prastą tą hardware'ą, tai realiai ten laidukai ir viduj dėžė. Bet čia lenkiškas stovi? Jo, pas mane tas pats lenkiškas kompas, bet įdėtas, sakykim, visas, kaip čia pasakyti, mikroschemos ir viskas padarė taip pat Valdas, ten viskas sulitavo ir čia... Lenkai darė. Nes tie, kur įdeda lenkai, tai va tie ir lūžta, nemėta bėgių. Ten, sakykim, atsiranda gal kažkokių tai problemų dėl gal nesulituota gerai, ar kas, ten yra 100 laidukų mažų turbūt ir tikrai... Aš esu matęs, kaip tie lenkai, kurie tą sugalvojo, kaip jie padaro, tai jo, tai ten, ta prasme... Aš esu senas garsistas, žinai, ir pas mus būdavo darbas lituoti savo laidus. Tai gaudavai su pajalniku į ranką, jeigu taip sulituotum laidus ir atiduotum dar klientui, žinai. Tai mes esam turbūt vienintelė tauta žemėje šiuo momentu, kurie gali taip gerai tą dėžę paleisti. Ne, norvegai jas labai gerai paleidinėja, bet norvegai buvo pirmi, kurie suprato, kad mes hardvarą patys susitvarkysim. Aš esu su Ervinu Arnašium šnekėjęs. Norvegai irgi nemažai tų dėžių paleista, bet jie paskui perėjo ne ant DCT-škių, jie ant 8 HP. Nes jie daužo po štuką 200 N ant 8 HP ir tai yra paprastas automatas, žinai. Gatvėj biškai smagiau važiuojas. Tai tie pirmi atrado, kad jo, lenkai gerai sugalvojo, bet padaryti reik patiem ir tada viskas visai neblogai gyvena. Mane Valdas irgi kalbino į 8 HP pusę labai stipriai, bet kažkaip aš jau turėjau tai susipirkęs kažką tai darė ir taip, Ir dar kažkur pasižiūrėjau, man atrodo, ne visur ten leidžia važiuoti su pusle, aš aišku, mašiną planavau į priekį, kad nereikėtų grįžti ten kažką keitinėti. Tai Berots Masterį, man atrodo, su pusle neleidžia važiuoti su to hidrokonverteriu. Jie ten vis dar patys nenusprendžia, kaip ten geriausia. Man atrodo, jau lyg leidžia. Žodžiu, tai pasižiūrėjau, galvoju, čia bus problemų, tada pakalbėjau su Valdu, sako, išmesi puslę, tai prarasi visus pliusus tos 8 HP realiai, tu ten jinai ir kentės, ir luš, ir, žodžiu, prasidės visos blogybės ir dar ten klausimas, kaip padaryti, surasti ten, kur kažkas gal vienas kitas žmogus tik tai darė, arba pats sugalvok, tai nejau to keliu, jis dėjau tą DCT ir šiaip patinka, tikrai patinka. Kiek kada nusulaužiai? Nei vienu, nieko nesulaužiau. Tai yra atsakymas, aiškiai viskas gerai.
Ok, mes turime šiek tiek klausimų. Pusė jų yra vienodi. Oskaras jau atsakė, kiek pas jį arklių, bet man patiko klausimas, kurie driveriai jums yra autoritetas Lietuvoje ir užsienyje. Tai Kažkelis. Tau? Šiaip mane driftas galbūt labiausiai sužavėjo, kai pamačiau Kristaps Blušą downhill'e. Čia irgi dar ne visi gimė buvo, kai tai vyko. Čia buvo kažkas jo tas stilius ir, tikrai visiškai kitas vairavimo stilius. Nesuvokimas, kad kartais žmonės žūsta. Tai tiesiog nesuvokimas. Savisaugos neegzistavimas. Bet tenai šiek tiek kitoks negu Vaškelio. Ten kažko šiek tiek skiriasi tie važiavimai. Harių. Nes jo. tiesiog yra techninis inžinierius už nugaros, kuris suvokia nuo kiaurumą ir sugeba mašiną tobulai prileisti prie to kiaurumo kiekio. Iki tokių bairių, kur vienintelis kartas, kai aš mačiau reguliuojamą spoilerį prieš raną, tai buvo Haris Blušui išvažiuojant. Toks čiučiut atakos kampą. Pamažinom, kad čiučiut dasitemtų lengviau. Tai niekur dar nesu matęs, kad aerodinamika būtų reguliuojama rano metu. Ir tai ir tas lošia tik downhill'e turbūt. Niekur kitur mes neturim 200 plus kmh iniciacijų, žinai. Ja. Ir turbūt greit netlės. Tai, o iš lietuvių, nežinau, neturiu turbūt. Nėra, kad taip kažkas čia baisiai imponuotų. Tikrai turim gerų daug driverių ir tikrai iš visų kažką gali išmokti. Jeigu, čia turbūt Oskarui klausimas, kokį bildą gamintum, jei negalėtum rinktis BMW kėbulo ir BMW variklio, aš tai pažvengiau, kad Supra. Nes tikrai ne BMW's. Labai sunku sugalvoti, realiai mano smegenys jau yra užprogramuotos, aš suvalkėtis, aš natūraliai ieškau to pigiausio kelio, ne? Tai čia BMW man tik tas ir yra. Šiaip tai, turbūt susirašiau, kas yra artimiausias atitikmuo to, ką dabar turiu. Turbūt būtų kažkoks S-kėbulas Nissano kokia, bet tai jau kosmiškai brangu, tai nežinau. Sakyčiau, Supra arčiau būtų. Ja. Bet ir Supra irgi kosmiškai brangu. Jeigu biudžetas neriba, tai ten bet ką galima daryti, viską tą patį padarysi, tai įsirinkti, kas gražiausia ir tada į... Nesvarbu, kokią mašiną darysi, vis tiek tas pačias dalis sudėsi. Jo. Teoriškai tik valdosi jos skirtingai, kaip mes galim matyti iš Piotr Viečiak. Iš Nissano į Supra perlipo, ne, iš Japonų ir nefiga, taip pat mašina nesivaldo, James Deanas taip pat. Vokietį. James Deanas irgi, iš S-Chasio perlipo į Eurofighterį, tai jau čia išdirbta mašina, ne, visiems nefiga nesivaldo. Bet tai Deanas perlipo iš S-kėbulo į baržą, 92 yra kiek, 15 cm gal bazė ilgesnė nei Nissano, tai ten nėra ko norėti. Šeima galima važiuotis vidui. Tai 15 nelabai. Pabandytų kažką trumpesnio vokiško gal patiktų. Pasiūlymai. Ok, šiaip pagrindinis klausimas, kurį visi užduoda, tai turbūt ilgai kabantis, tai kodėl išsiskyrė keliai su Krebždesiu. Ir aš turiu savo versiją, iš to, kaip aš jūs dabar matau, pasakysi, kiek aš neteisus. Tu esi toks all in bitches, o jie tokie bando būti labai paskaičiuoti, labai pasiruošę, man labai, žiūrint jūs, labai Dakarų yra asociacija, kur yra vanagas, kur, žinai, viskas priklauso nuo pasiruošimo, reikia sėdėti, skaičiuoti, pasiruošimas viską lemia ir maratoninėse gonkėse tame daug yra turbūt tiesos, ne turbūt, bet daug. Ir tada yra tie bičiai, kur gazas dugnas kaip dievulis duos, bus griovys, tai bus griovys ir bus stogas, jeigu nebus griovio, tai nebus stogo, žinai. Tai vat man jūs labai taip asociavę esat. Taip ir yra. Ir tokiems žmonėms žiūri sunku vienam kambarį būti. Realiai tai taip, pradžioje gal taip labai stipriai nesiskyrėm, bet kaip ėjom, tai gal kažkaip skirtingai išaugom, nežinau, tam drifte, kaip čia taip atsitiko, kad ta pati hebra, bet kažkaip vis tiek įsiskyrė mąstymai stipriai. Bet manau, mes jau tiek aš esu paaiškinęs tą ir pradėjau aš savo YouTube kanalą nuo to video, kur paaiškinau, nežinau, kad čia yra pagrindinis klausimas, nes visi ir manęs klausė. Ir tiek pat ir Simonas buvo savo paaiškinimą, kaip sakyt, realiai tą patį irgi jisai paaiškino, tą patį ir aš manau, ir čia yra visiškai tas, žmonės per daug skiriasi. Tu nežiūrėjai, nes aš nefigai nemė. Ne, gal tavo mačiau. Tai tiesiog čia yra... Dėl to klausinėčiau. Išsiskyrėm, kaip sakyt, kaip požiūrių išsiskyrėm stipriai, o jau neinant į detalės, kas ten konkrečiai vyko,
bet ir tuo pačiu nėra ten kažko vau, visi įsivaizduoja, kad oi čia kažkas kažką padarė, nu ne, tiesiog, nu mes skirtingai mastom, skirtingai elgiamės ir vieni nori vienai peltis, kiti kitaip, nu viskas, nu ir aš nežinau, aš tikiuosi ir jiem taip pat, man tai daug palengvėjo ir man tikrai labai gerai išsiskyrus ir aš puikiai jaučiuosi ir tam pačiam drift ir visur ir nu tiesiog, nu, sakau, natūros tiesiog žiauriai skirtingos, ne? O netrūksta komandos? Aš turiu labai gerą ir pačią geriausią komandą. Tie patys žmonės, sakykime, krepšdėsi, kurie buvo tokio mąstymo žmonės, kaip ir aš daug maž, ta grupelė ir likom. Skėlėt visą kompaniją per pusę. Nebuvo kažkokio tai skilimo, manau, viskas natūraliai vyko, kad tiesiog kas su kuo bendravo, nu tai natūralu, kad ir dabar ir tas su tuo ir atvažiuoja. Iš esmės jis turi Romką. Romka yra mažas dievas, jis dar užaugs iki didelio dievo. Bet Romka tai, žinai, kas jaunas Dovkė. BMW fanų Dovkė, kur irgi pamato krūvą šiukšlių ir iš jų surenka sekantį geriausią variklį, žinai, arba sekančią geriausią mašiną. Jis yra labai, ta prasme, genialus bičas. Jis tokių idėjų turi, kur aš jau kažkokiu turiu ir mes tada jis matėm. Double apina mane. F-Cam 6. Kokis ten. Jo, F-Cam 6 genialiai idėja. Tai tu dar paladar, tu neįsivaizduoju, kokiu mes dar priruošę esame. Aš Matsurio, rugsėjo 21, tai 3 savaitės po bylo mes liesim, bet Safe Drift Matsurio. Aš Matsurio truputėlį bijau, nes kažkaip vis aplink mane sklando žinios, kad bus išlindimo, tai vat gerbiamas meras Dovydas, geriau žinomas kaip Zdarova, jau paklausė, ar atsiras sąraše, tai aš jam pasakiau, kad bus Zdarovų sąrašas ir jisai tikrai bus pirmą numerį ten. Ar dalyvių sąraše jisai atsiras, tai aš stipriai suabejosiu. Mes nespėsim į Matsurį su savo planu, bet žiemą, manau, pamatysit, ką mes ten rengiam ir ten turbūt irgi bus biški tokie, kažkokie kitokie dalykai, bildai, sakykime, kažkas. Pats Matsurį dėja nesudalyvausiu, nes praeitą ar užpraeitą savaitgalį įsiaiškinom, kad visgi netyčia užmušiau savo KM6 motorą ir viskas. Turi mėnesį. Ne, tikrai, jeigu jau darbo nenueina. Buvo planas iš to kėbulo išimt variklį ir ruošti sekančiam biteriui, tai dabar tas planas vis dar yra, bet jeigu aš jau išimsiu, aš jau atgal tikrai nedėsiu į tą kėbulą variklį, jau viskas. Ten neverta darbo. Tai manau... Jo, aš žinau, nes to Landžeronus vėjas nupučia. Ne, gale. Priekį viskas gerai. Ten mašina yra magiška. Slenkščiai, kiauri, aš neįsivaizduoju, kaip jį laikosi krūvoj, bet važiuoklį viskas tobulai vietoj. Viskas laikosi, suvedimai, parametrai puikūs. Ta prasme, kėbulas... Čia skamba kaip dvasiško tėvelio mašina, kur iki Matsurio 2 mėnesiai techninės komisijos pirmininkas man paskambina ir sako, informuok Lisovskį, kad ta mašina nepraeis techo. Aš matau jo Instagramą. Informuok, kad jinai nepraeis, kad net nebandytų. Tai pas tai labai panašiai, nes vienintelė drift karo bagažinė, kurioje aš esu buvęs, yra tavo. Kai aš su kompaktu įvažiavau į to bagažinę ir tada toliau važiavau, kol pasiekiau galinį stiklą. Ir nuo mašinas neliko žymių, kad kažkas... Iki firewallo, aš važiuoju. Jo, iki sėdynės ten, žinai. Taip atsitinka, kai surenki vieną drift karą ir jis truputį per gražus gaunasi, o žinai, kaip važiuoji, save pažįsti. Žinom, kaip važiuoji. Nu, tai tą pardaviau, tai buvo tas baltas pirmukas, kas matė, nematė, aš tam antras, gražus tikrai pasiekęs, manau, bildas buvo. Ir už tuos pinigus sugalvau, kad, čia bus ir padangom, ir biteriai, ir viskam čia užteks. Tai nusipirkau gal sekančią dieną kokius 600 Vokietijų sutariau, kad KM6 328 reikia paimti. Ir jau nuotraukos, jau matau, kad beslenkščių be nieko, galvoju, perfekt. Šito reikia. Čia yra tai, ko jisai ieško. Taip, tikrai taip. Dar iš 2 rinkausiu 600 ir abudu buvo, kuris čia mažiau kiauras. Ir tą mašiną atidirbau savo, tikrai negaliu nieko blogo apie ją sakyti, tikrai... Tu tikrai pagulėjai Lenkijoje po mašiną štyriai. Tai ten ir blogi sprendimai padaryti ir kaip sakyti, kai per daug mašina nerūpi, jau yra ta riba gal kur biški jau per daug. Žinau, ten gal ratas kliba, bet kad pamėsiu ten ar dar kažką. Aš galvoju, blogi sprendimai, tu su Ramoška pornį važiuot, bet okei. Ne, tai ir tokiu būna, ne? Būna. Okei, tai reziumuokim. Iš to, ką aš jaučiu, tai jūs tikrai esate atėję į Pro lygą ir esate atėję savo ilgą kelią ir čia tikrai būsi, tai
tik nežinau, dabar jūs skaitot, ne, bet jūs visiems skaitotės 3 kartos, drifto kartos atstovai. Nu, tu toks slengstinis. Tu tai čystai, prie mūsų užaugę. Taip. Tai yra smagu, nes, reiškia, mes turim toliau tą testinumą ir dabar yra tas gerasis pro lygos laikas, kai mes dar turim 2 ir 1 kartos atstovus neišėjusius į pensiją ir 3 karta ateina ir mokosi iš tų, tai tas lygis turėtų persiduoti. Kas man kaip organizatoriui, žinai, yra daina širdžiai, reiškia, mūsų tas ilgas darbas pakankamai daug užsiemant su jumis, ne, visokius ten Abhilo trefkės randomų, kad išmoktume atvažiuoti, semi-pro nugrūdimas į Abhilą, žinai, kur, nu, tikrai buvo įdėta pastangų, kad atsirastų bičių pro lygoje, tai panašu, kad tai suveikia ir tai yra labai smagu. Ir panašu, kad jūs čia tikrai būsit ir jūsų programos tikrai skamba ne tos, nu, pasiskolinau grūvą pinigų, kitais metais žiūrėsim, ką čia darysim, žinai. Skamba sustainable, žinai. Ir tikiu, kad ir Abhilė iš jūsų pamatysim įdomių vaizdų. Tikrai nesat bukiausi peilį stalčiai. Nu, tai kai aš, žinai, kur gali blogas palyginimas. Bet vienaip ir kitaip, aš manau, kad po savaitėlės mes pasimatysim Kačiargoje. Tikrai bus geras laikas, nes Kačiarga po truputėlį rudenėja, tai jinai tokia graži. Išpjovė beje krūmus visus. Čia, žinokit, yra gera naujiena. Biokuro kažkokia įmonė Kačiarga dabar siūbė ir visą žiūrovų kalną yra išpjovę visus medžius, nieko nelikė. Tai tas visiškai ultimate fine, kiek užkniso tai Abhilė birželio mėnesį, tai bet Sergli Finals medžių nebėra. Liko porą krūmų, bet tikiuosi, kad tos Kačiarga pati nugerės. Tai bus smagu. Dar vienas likas, kurį reikėtų pasakyti, nes turbūt dar nėra pasakyta, tai visas mano harassmentas, nes tai buvo realiai harassmentas. Greg Merilo atvažiuoja. Žmogus iš Estijos po labai didelio spaudimo Instagrame ir po lietuvių grasinančių žinučių, kad jeigu tu pats neatvažiuosi į Abhilą, mes tave surasim ir atvešim. Tai Greg Merilo nusprendė nerizikuoti su Litvinais ir Estas, kuris visiškai nedalyvavo Lietuvos čempionate, atvažiuos ir čia yra bičas, kuri bent jau driftiškėse atrodė, kad tikrai yra vertas vaškelio, tai jisai atvažiuoja. Jisai visur, Rygoje taip atrodė, driftiškėse visur taip atrodo. Properly kiauras ir kol kas jiems sekasi. Tai, jis prarand, driftiškėse jis pats save iškitavo spinindamas ant finišo, bet sekasi, kad, ne Oskaro keliais eina. Tai reiškia, kad competitiono tikrai bus. Andrius Vasiliauskas yra užsiregistravęs, Kęstutis Kelpša, Valdas, Donatas, visi tie, kurie dar turi teorinių šansų vaškelių į kastą yra užsiregistravę. Tai overall bus gerai, kol kas orų prognozė rodo visiškai vasariškus orus, tai neturėtume jaust liudens. Bus gerai. Ir paskui, o mano atveju tai jau dabar, nes vakar kompaktą pradėjom krūtinti. Paklausė, gal galėtume kompaktą kažkur išvežti, nes biškai servisas pradeda kaip šotas, atrodo, pačiam kampė stovi ir toks baisus. Ir vakar dėl terminas buvo naujas išrastas, būna žmonės vaškuoja mašinas. Mano mašina yra vaškelinta. Tai yra nuo rato iki rato viskas yra užlieta guma. Ten tikrai nerūdys. Ir abiejose pusėse vienodai, žinai, ten tikrai niekas negali rūdyti. Ten yra guma užlieta. Kiek kainuoja toks malonumas? Lyg to dalyvio mokestis. 3-4 mokslavai reikia. Ir dar, žinai, tu nuvažiuoti iki vaškelio pitų ir pirštą parodyti, tai tikrai to lygiai padeng, žinai. Tai mums lieka, kaip sakau, 2 renginiai, rugsėjo 1, rugsėjo 21. Aš tai visiems manau, kad tu atsirasim atsūrim. Tai aš gal pirmukas iš kas čia žino? Va. Tamsta? Ulta turi vis dar savo kekšę. Šiaip tą raketą gal reiktų pajudinti, visai gal ir variantas. Šiaip aš kalbėjau nesenai su Mika Keskikorpio ir sako, žiauriai norėčiau atvaryti. Šitą temą mes pavystysim. Tai kol kas turiu, gali būti, kad atkėsim vieną podcastą iki Bet Safe Drift Finals, o aš kviečiu jūs būtinai atvažiuoti pažiūrėti šitus du bičius jaunus peilius ir visus tos, kurie atvažiuos į Finalsus. Rugsėjo 1, sekmadienis Kačerginė, visą informaciją rasit Drifting LT,
O aš turiu ačiū. Tikrai buvo smagu su jumis pasikalbėti ir panašu, kad noriu aš to ar nenoriu, bet nemažai metų su jumis praleisim, besitlindami. Tai va. Tai ačiū jums ir pasimatom, jeigu ne podcast'ą, tai kad Čelginį. Ate. Ačiū.